kalbam apie sėkmingą pensijos strategiją, ar ne? Tai kalbėsim apie antrą pakopą, bet pakalbėsim ir šiek tiek bendrai apie visą šitą pensijų temą. Tai vat klausimas kiekvienam, ar turi savo pensijos planą, nes jau kalbam apie sėkmingą pensijų strategiją, tai visų pirma mes turim turėti apskritai tą strategiją ir turėti kažkokį tai planą. Tai dažnu atveju, gal žiūrėkit, Dovilė, klausykit manęs Mhm. pagal tekstą ir tada pajausit, ar ne, kada tą skaidrę perjungti, gerai? E, Oi. Mhm. Tai dažnas planas būna toks humoristinis šiek tiek, kad aš nesulauksiu pensijos, todėl man nereikia jokio plano. Tai turiu nuliūdinti, kad vidutinė gyvenimo trukmė moterų ypač yra gerokai jau virš pensijinio amžiaus, yra 82 metai, vyrų yra 72 metai, sakykime, gal vyrams ne tiek daug reikės pakentėti tai pensiją, kiek moterims, tai vienareikšmiškai juokauju, manau, kad planas būtinas yra kiekvienam turėti savo pensijos planą. Na, jeigu to plano neturėsim, tai teks dirbti, nes nedirbančiųjų vidutinės pajamos, pensininkų pajamos yra apie 600-700 eurų. Matysim, kad pensija Lietuvoje dabar apie 700 eurų, bet jeigu jūsų pajamos esate įpratę gyventi iš 1000-1500 ar daugiau, tai žinoma, tada teks dirbti, kad gyventi gerai, na tas gerai irgi kabutėse, nes galbūt aš nenoriu dirbti, galbūt negaliu dirbti visą darbo dieną, tai mane vargina, esu priverstas. Aš suprantu, kad yra dalis žmonių darboholikų, kurie mėgsta gyventi aktyviai ir nori visuomet kažką veikti, bet kad tai nebūtų priverstinis dalykas, tai galėtų būti labiau pasirinkimas, vadinasi, man reikės ruoštis. Tai nes, kokia situacija čia Lietuvoje, kad pensija žada tik tais, tai yra nežada, o mums garantuoja apie 30% buvusių pajamų ir manau, kad tai yra labai labai mažai toks išgyvenimo lygis. Gerai. Toliau. Tai kokiagi ta pensijų sistema Lietuvoje? Prisimenam arba įsivaizduojam, kad savo gyvenimą galim suskirstyti kaip finansiškai aktyvų ir finansiškai neaktyvų. Tai kol mes pradedam dirbti, esame finansiškai neaktyvūs, po to tampame finansiškai aktyvūs, uždirbame pajamas ir po to seka vėl tas finansiškai neaktyvus laikotarpis, jeigu, žinoma, aš nustoju dirbti. Tai kokia ta pensijų sistema Lietuvoje? Tai visų pirma pakopa yra Sodra, antra pakopa yra antros pakopos. Judam, Vilnius pirma pakopa yra Sodra, antra pakopa yra antros pakopos pensijų fondai ir trečia pakopa yra sudėtingesnis produktas, nes įeina ne tik pensijų fondai, bet įeina ir investicinis gyvybės draudimas. Ir tik tad būtų mūsų, kad su savo pensijos planu mes pasiekėme apie 80% buvusių pajamų lygį. Tai va, dabar pagalvok, koks yra tavo atlyginimas šiai dienai ir sumažinki tą atlyginimą 20%, tai idealiu atveju, kad tavo gyvenimas nepasikeistų, pensija ir turėtų būti apie 80% buvusių pajamų. Tai šiandien mes kalbėsime labiau apie antros pakopos, paliesime ir trečią pakopą, bet žinoma, tas buvusias pajamas mes galime susirinkti, kaip aš sakau, gauti iš įvairiausių šaltinių. Gali būti tai nekilnojamas turtas, gali būti tai savarankiškas investavimas, bet šiandien mes kalbėsime, kad ir dėliosime planą, ką daryti, jeigu norėčiau turėti tas buvusias pajamas, tą privačią pensiją iš antros ir trečios pakopos įrankių, kaip tą turėčiau tada susidėlioti. Tai galime išsikelti savo kažkokį tai tikslą ir dabar ir dėlioti tą strategiją, dėlioti savo privačios pensijos strategiją. Ar sutiktumėt su manim, kad būtų visai neblogai turėti 1500 eurų privačią pensiją? Uždėkit kokį pliusiuką. Okay, ar tai galėtų būti jūsų planas? Gali tas planas būti ir mažesnis, 1000 eurų, galbūt gali būti didesnis, bet siūlyčiau orientuotis į savo dabartinės pajamas ir idealiu atveju paimti tą 80% nuo dabartinių pajamų ir toks galėtų būti kiekvieno mūsų tikslas. Gerai, tai dar kartą, Sodra, pirma pakopa, kiek iš to 1500 mūsų norimos pensijos, kiek duos Sodra, jau šiek tiek išsiaiškinom. Tai vidutinė pensija 25 metais yra apie 700 eurų. Tačiau, žinoma, tai pensijai gauti reikalingas 35 metų stažas, turim pasiekti pensijinį amžių ir tas
su laiku deja tiktais didės, turiu omeny, stažas didės, metai ilgės ir tie 700 eurų, ta valstybinė pensija vis nuo mūsų po truputį tols. Tai jau vyksta Skandinavijos šalyse ir laiko klausimas, kada bus Lietuvoj. Judam toliau. Taip, tai pensijų stažas kyla. Tai mes pasikliaujam iš principo sistema, tai yra valstybinė pensija, bet deja Lietuvoje, kaip ir daugumoje Europos valstybių, ir Lietuvoje ypatingai, ta sistema ji nėra sklandi, todėl kad valstybė nesurenka mokesčių ir gaunasi didžiulė skylė, iš ko reikėtų mokėti tas pensijas. Tai tos pensijos nėra mokamos deja vien tik iš dirbančiųjų VSD mokesčio. To mokesčio labai trūksta, nors tų gyventojų Lietuvoje, čia vieni sako, tai mažėja, dabar gal ir daugėja, bet vis tiek jų nepakanka. Ne tik dėl emigracijos, bet pagrindinė problema, ne tik Lietuvoje, bet ir Vakarų Europoje, tai vis tik yra gimstamumas ir ta problema yra didžiulė ir tai sukelia didžiulį spaudimą socialinio draudimo sistemai ir valstybės tiesiog negali išlaikyti iš savo surinktų mokesčių pensininkų, tai turi būti skolinamasi ir ta problema didės. Tai kodėl, jeigu sekat antraštės, kas vyksta dabar su ta antra pakopa, tai vieni laimina šitą reformą, kiti sako, kad tai yra nusikaltimas, nes iš principo mes ir taip turime gan gilią problemą, kad valstybinės pensijos nėra pakankamos, pinigų toms pensijoms didinti kaip ir neturime, o dar griauname tai, ką pradėjome statyti. Taigi, grįžtam. Tai mūsų tikslas, sakykime, 1500 eurų, tai galim, optimistai sakys, kad galbūt aš ir gausiu tą valstybinę pensiją 700 eurų, bet vėlgi, čia priklauso nuo tavęs, ar tu tiki tą sodros sistema, ar tu manai, kad tavo tuo metu, kai išeidinėsi pensiją, ar ta sodros dalis bus tokia pati, reikia tikėti, sakyčiau, ir tai čia būtų labai geras variantas, kad jeigu, tarkim, tau išeiti į pensiją yra po daugiau negu 10 metų, gal net ir 20, didelė tikimybė, kad ta pensija gali būti ir mažesnė. Tai aš labai nesikliaučiau sodros tuo skaičiu ir įsirašant į savo planą, kokia turėtų būti ta pensija iš sodros. Tai turime antrą laiptelį, tai antras laiptelis mūsų antra pakopa. Dabar kas ta antra pakopa? Tai antra pakopa, jeigu yra aktyvi ir nesustabdžiusi, tai vyksta kaupimas. Koks vyksta kaupimas? Tai yra 3% nuo atlyginimo prieš mokesčius plus valstybės dalis 1,5% nuo užpraeito metų vidutinio atlyginimo. Tai šiais metais tai yra 30 eurų 33 centai per mėnesį. Beveik 400 eurų per metus dar valstybė prideda už tai, kad aš kaupiu. Tai kai kurie žmonės žino, kai kurie žmonės nežino, kad dar gauna papildomą bonusą, bet jis yra ir jo niekur nenaikina ir kol kas tai dabar yra vienintelis toks bonusas sutartims, dar mes apie tai pakalbėsim, bet jeigu, tarkim, dabar pradėčiau kaupti trečioje pakopoje, jokio bonuso negaučiau. Tai dabar kas keičiasi nuo sausio 1 dienos? Tai galima, jeigu pas tave buvo aktyvi antra pakopa, tu gali sustabdyti ir pilnai pasitraukti. Ką tai reiškia pilnai pasitraukti? Gali ne tik sustabdyti, bet gali ir išsiimti lėšas. Bet turėsim minutuoti valstybės dalį. Dabar kokia ta dalis bus, arba kokia ta dalis yra, mes galėsim kartu paskaičiuoti. Vat norėsiu, kad kartu paskaičiuotum, o vis tik kiek tu galėsi atsiimti. O vėliau, jeigu, tarkim, dabar nesustabdai ir neišsiemi pinigų, vėliau, kada tas vėliau, nuo 28 metų ir toliau išlieka galimybė atsiimti iki 25% sukauptų lėšų. Tai reiškia, jeigu pas tave gyvenime bus kažkoks tai force majoras, galėsi naudotis antros pakopos pinigais, o anksčiau, tarkim, iki dabar nebuvo galima apskritai liesti tų antros pakopos pinigų, reikėjo laukti pensijinio amžiaus, kuris, žinoma, kaip sakiau, nuo mūsų tols ir greičiausiai bus jau nebe 65 metai, o artėsim link 70.
Ir tad keičiasi dar nuo sausio 1 dienos, kada atsisakoma automatinio įtraukimo į antros pakopos dalyvavimą. Na, toksai buvo, jis kaip ir buvo automatinis įtraukimas, paskui galima ten buvo stabdyti, bet dalis žmonių nepastebėdavo ir pradėdavo kaupti. Ir tai erzino dalį visuomenės, nors aš iš tikrųjų visai esu už tą automatinį įtraukimą, kad žmonės būtų, na, kuo daugiau žmonių įtraukta į privačios pensijos kaupimą. Ir iki šiol buvo galima stabdyti antrą pakopą ne ilgiau 12 mėnesių per visą kaupimo laikotarpį, o vėliau, tai yra nuo sausio 1 dienos, mes galėsime stabdyti ilgesniam laikotarpiui negu 12 mėnesių. Tai atsiranda daugiau tokio lankstumo. Tai iš principo, ką visi tie kriterijai reiškia, kad nuo kitų metų atsiranda daugiau lankstumo antroje pakopoje, tai žmonės nebūtų automatiškai traukiami, jie galės stabdyti įmokas ilgiau negu 12 mėnesių, jeigu ten yra kažkokie pasikeitimai finansuose ir galės išsiimti dalį savo lėšų, nebūtinai dabar, o vėliau kažkada gyvenime, jeigu būtų kažkoks tai force majeures, kažką reikėtų kažkokius finansinius gaisrus gesinti. Taip, tai dabar ką daryti kiekvienam iš mūsų? Ką reikėtų įsivertinti prieš priimant sprendimą? Tai žinoma, daug dalykų įsivertinti, tai tame ir yra visas komplikuotumas. Tai vieną dalyką, ką kviečiu įsivertinti, tai savo finansinės investavimo žinia. Tai laimei, kad mes čia esam dabar kartu ir tų žinių pasikaupsim šiek tiek ir dabar, ir dar per kitą susitikimą. Bet žinios labai svarbios, iškart pasakau dabar, ką čia reiškia. Tai pavyzdžiui, jeigu pas mane nėra jokių investavimo žinių ir aš neplanuoju jų kažkaip tai įsigyti, investuoti laiko į tų žinių įsigijimą, greičiausiai antros pakopos nutraukimas ir pinigų išsiėmimas, man nepadarys jokių bonusų ir aš nemokėsiu savarankiškai investuoti, o jeigu investuosiu be žinių, arba išvis neinvestuosiu, tiesiog tos pinigus iššvaistysiu ir to pasėkoje turėsiu prastesnę savo privačią pensiją. Ir nes atminkime, kad antra pakopa, nors jinai yra labiau reguliuojama negu koks savarankiškas investavimas, trečia pakopa, kaip mes žiūrėsime, bet tai yra vis tiek yra privačios pensijos dalis, tai yra mano asmeniniai pinigai, tik jie yra šiek tiek apriboti, galima sakyti, nuo manęs pačios, kad aš jų neiššvaistyčiau, nepridaryčiau kažkokių kvailų finansinių sprendimų, arba kas dabar vyksta, neatiduočiau sukčiams, kurie ten žada, kad čia kažką padarys su tais pinigais ir jų pasidaugins ar dar kažkokių kitų nesąmonių prigalvoja, kaip išvilioti pinigus. Tai tie pinigai apsaugoti nuo kitų blogų kėslų ir apsaugoti nuo manęs pačios, kas tikrai reikalinga daliai visuomenės. Dabar ką reikėtų įsivertinti dar, tai yra savo tikslus, kokie yra mano tikslai. Tai ar aš turiu vis tik tai tą tikslą kaupti privačią pensiją. Ir aš suprantu, kad be privačios pensijos man tiesiog teks dirbti. Nes mes dažnai nesusimąstom apie tą pensijos laikotarpį, ypač jeigu esam jaunesni, ten apie 30, galvoju, tai kažkada ten galbūt. Tai trūksta to tokio sąmoningumo. Bet jeigu aš tikrai žinau, kad man reikia privačios pensijos ir neturiu būdų, kaip jai kitaip ruoštis, kaip kaupti dalį nuo savo pajamų, ten nežinau, nepaveldėsiu turto, neturiu jau dabar kokių ten 3-4 butų, kurių galėčiau nuomos gyventi, arba neplanuoju, neturiu tokių tikslų ar galimybių juos įsigyti, tai vadinasi, kaupimas savo privačios pensijos nuo pajamų yra normalus būdas, kuris yra paplitęs vakarų pasaulyje. Tai jeigu mano yra tikslas privati pensija, tai turiu įsivertinti, ar antra pakopa tiesiog yra tinkamas man įrankis kaupti toliau tai privačiai pensijai, per jį tai mes šiandien tą ir darysime. Bet galbūt aš neturiu tokio tikslo ir mano tikslas yra dabar išvažiuoti į Balį 5 mėnesiams ir valio, kaip tik, gal 5 neužteks iš tos antros pakopos. Jeigu mano toks tikslas, tai ką čia bekalbėti apie tas antros pakopos ant privalumus trūkumus, aš turiu visai kitų tikslų. Ir žinoma, suprasti šio sprendimo privalumus ir trūkumus, nes supraskite vieną, kad aš sakyčiau, net negalima pasitikėti antraštėmis, daug ko dabar negalima pasitikėti, reiktų pasikliauti tik tai savo galvą ir rinkti kuo daugiau žinių, kad gerai suprasti, nes
yra daug suinteresuotų asmenų, kurie norės ar ne paveikti jūsų sprendimą į vieną kitą pusę ir nebūtinai tas sprendimas bus jūsų naudai. Gerai. Tai prieš priimant sprendimą reiktų užduoti savo papildomus klausimus. Kokius dabar tos klausimus? Ok, tai kelis klausimus mes pasiaiškinsime kartu, norisi kuo daugiau čia, kad jų mes išsiaiškintume, skaičiuosime kartu, kokia dalis nuo mano sukaupto antros pakopos turto yra valstybė dalis ir apsimoka ją prarasti. Okay, tai čia, tiesiog mąstydami to neišmąstysime, reikia skaičiuoti. Tai vat parodysiu jums, kaip savarankiškai pasiskaičiuoti patiems. Jo, ir ar gebu investuoti savarankiškai. Jau šitą klausimą kaip ir uždaviau, bet tikrai verta pamastyti apie jį ne kartą, ar aš gebu investuoti savarankiškai. Koks yra mano savarankiško investavimo žinių lygis, kokia praktika, kokia patirtis. Jeigu jokios, tai vadinasi, aš startuoju nuo nulio ir reikia suprasti, kad jeigu nenoriu čia prisidaryti klaidų, man reikės investuoti laiko ir galbūt, nežinau, įsigyti kažkokius tai mokymus, kad gebėčiau investuoti savarankiškai mokymus ar konsultacijas. Jeigu negebu ir nenoriu mokytis, jau sakyčiau, jau iš karto linkstam link to, kad galbūt tada nieko nedarau arba pateiksiu kitą alternatyvą. Kitas dalykas, ką turiu įsivertinti, užduoti savo tokį irgi klausimą, ar esu pasiruošęs už lankstumą, jeigu, tarkim, antrą pakopą mes ją vadintume kaip toks nelankstus kapitalo kaupimo, turto kaupimo būdas, čia daug reguliavimo, galima vadinti jį nelankščiu, kiti galbūt pasakys, kad čia nepatikima, nes čia valstybė kažkaip pakeis, galbūt čia atims tuos pinigus, toks buvo jūsų vienas iš klausimų, girdžiu tokio nepasitikėjimo. Kitiems galbūt nepatinka, kad yra daug suvaržymų, kad čia to turto negaliu išsimokėti taip, kaip noriu, tada, kada noriu. Tai viskas yra gerai, kiekvienas turime savo kažkokius tai poreikius, bet reiktų juos vertinti adekvačiai, šiek tiek kritiškai žiūrėti į savo kažkokias tai emocijas, kurias kelia šita tema ir pasižiūrėsim į faktus. Tai viena, kas bus aišku, kas yra aišku, kad jeigu aš noriu lankstumo arba, tarkim, nepasitikiu sistema, kažkur eisiu kitur, aš neteksiu dalies turto antros pakopos, bet kokios dalies mes kartu pasiskaičiuosim. Ir kitas momentas irgi visai verta pasvarstyti, kad kokią dalį mano privačios pensijos sudarys antros pakopos lėšos apskritai ir ar tai reikšminga dalis. Net, pavyzdžiui, jeigu tai nėra reikšminga dalis, aš ten turiu kažkokių kitų planų, nekilnojamų turtų, ten kažką paveldėsiu, kažkaip kitaip kaupsiu kapitalą ir ta antra pakopa bus kaip viena iš dalių, bet tai nebus esminė dalis, arba tai nebus labai reikšminga dalis, tai gali būti, kad neverta čia daug laiko kažką svarstyti, ar čia draskyti tą antrą pakopą ar nedraskyti, galbūt verta tiesiog palikti, pasinaudoti tais bonusais, priminti dar kokiais ir palikti ją tokią, kokia yra. Gerai. Taip, tai ar visi žino, kokioje bendrovėje kaupiu? Ir jeigu ne, tai mums reikės dabar visos šitos informacijos, kur kaupiu, kiek ten turto yra, kad galėtume kartu paskaičiuoti, gerai? Tai jeigu nežinau, neatsimenu, truputį primiršau, viskas tvarkoja, čia dabar ne egzaminas, keliaujam kartu į sodra.lt puslapį, prisijungiam prie gyventojų paskyros, dabar pasisų tokia praktinė dalis. Tai ne tik klausom ir darom. Ir tada ten tame pirmame puslapyje parodo, ar kaupiu, ar ten aktyviai kaupiu, ar esu sustabdžiusi kaupimą ir parodo bendrovę. Mano pačioje mato, ten parašyta INVL Asset Management, dabar jau pasikeitė, kas ten artėja, ar ne? Tai išsiaiškiname dabar, kokioje bendrovėje ir reikės prisijungti prie tos bendrovės. Tai jeigu išsiaiškinom bendrovę, galite iš karto ir prisijungti prie tos bendrovės, nes norėsiu, kad pasižiūrėtum, kiek pas tave yra turto ir gali dar to lango, iš tikrųjų sodros lango neuždaryti, nes reikės ten irgi dar papildomos informacijos iš tos sodros puslapio. Tai mums bus reikalingi 2 puslapiai. Tavo pensijų kaupimo bendrovės puslapis ir sodra.lt puslapis, mes čia rasim naudingos informacijos. Gerai, tai įsivertinsim čia. Žinoma, čia tokių nepasitikėjimą girdžiu, bet gal prie klausimų girdžiu pabaigoje, kad ten kažkas bus čia taip
Galim mes daug ko jeigu norim galvoti apie blogus scenarijus, labai lengva jų prigalvoti. Čia, nežinau, ateis rusai, viską paims, gal ir ne rusai, Žemaitaitis viską paims, ten, nežinau, čia išvis prapulsim, apvogs, nušaus, nežinau, dar kažkaip. Tai galim kurti savo scenarijus, bet nuo tų scenarijų aš negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. Tai čia ar tikiu tą valstybę, ar netikiu valstybę, ar kaip čia, ar tikiu kažkokiu sveiku protu, ar vis tik tai esame ES valstybė ir nekasim savo duobės. Bet čia toks jau filosofinius klausimus tikrai negaliu leisti su jumis. Politinius, tai palieku šitą jums. Diskutuoti su aplinkiniais. Gerai, mes pasižiūrėsime į faktus. Taip, Dovilė. Situacija. Gerai. Dabar kaip sužinoti, kiek atgausiu, jei nutrauksiu antrą pakopą? Esminis klausimas. Tai jeigu tu dabar nekaupi, apskritai dar nepradėjai, tai čia dabar visi tie skaičiavimai bus neaktualūs. Čia aktualu ir tik tiems, kurie kaupia aktyviai arba yra sustabdę savo kaupimą. Tai dėmesio tie, kas kaupia aktyviai arba yra sustabdę, tai ar svarstai nutraukti ar nesvarstai, visai kviečiu pasiskaičiuoti kartu. Gerai, tai prisijungiam prie savo pensijų fondo paskyros ir ten pamatysi savo antros pakopos pensijų fondo turto vertę. Pas mane yra artėja ir, pavyzdžiui, pas mane prisijungus rodo šitą sumą, turto vertė 12 724 eurai, 28 centai. Jau tu užsirašyk kažkur šitą skaičių, mums jam prireiks, gerai? Tai užsirašom šitą skaičių ir tada judam toliau. Ir kiti skaičiai, kurie mums bus reikalingi, tai jie bus iš Sodros puslapio. Vėlgi, tas sodra.lt gyventojai paskyra, ten pirmame tame lape bus parašyta, kaip ir sakiau, ar dalyvauti pensijų kaupime, ten kokia jūsų kaupimo forma, galbūt pas jūs bus parašyta sustabdyta, bus parašytas įmonės pavadinimas, bet mums svarbu kiti du skaičiai. Sodros įmokų dalis ir, kaip ten dar vadinasi, ir skatinamųjų įmokų iš valstybės biudžeto suma. Tai pas mane yra 935 eurai ir dar iš skatinamųjų valstybės biudžeto suma 2365. Tai tuos du skaičius dabar reikia sudėti. 900 plus 2000, gaunasi ten 3000. Pas mane kažkas. Ar skaičiuoja kažkas? Jeigu skaičiuot ir sekasi viskas gerai, uždėkit pliusiuką, gerai? Tada žinosiu, kad reikia palaukti, ar čia tiesiog teoriškai klausote. Gerai, super. Gerai, dabar mes turime du skaičius. Vienas skaičius yra mano antras pakopos pensijų turtas, o kitas skaičius dabar tie du skaičiai, kurie sudėjome iš valstybės. Tai dabar iš mano to pensijų turto reiktų atimti tą valstybės dalį, ar ne tas dvi dalis, kurias susumavau. Tai pas mane gavosi, kad iš tų 12 700 turėčiau atimti 3270 ir gaunasi 9450. Kodėl Sodros įmokų dalis 0? Nežinau, gal nesiniai pradėjot kaupti, ar gal nekaupėte apskritai. Jeigu ten 0, tai 0. Šiaip neturėtų būti 0, jeigu žmogus kaupia aktyviai, tai taip, bet jeigu pas jūs yra sustabdytas kaupimas, tai ten gali atrodyti ir 0. Tai dabar ką mes čia suskaičiavome? Mes suskaičiavome, kiek atgaučiau, jeigu nutraukčiau antrą pakopą. Tai mano atveju yra 9454, vadinasi, tuos 3290 aš prarasčiau, jeigu dabar nutraukiu ir atsiimu pinigus iki 27 metų pabaigos. Mes turime langą 2 metus, galim galvoti, čia nutrauk, nenutrauk. Tai nereikia skubėti ten sausio 1 dieną, ar ten, gal ne 1 dieną, kur galima bus pateikti prašymą Sodrai, greičiausiai, kad ten noriu nutraukti ir atsimti pinigus. Tai neskubėkim, nes čia bus, manau, kad tokia truputį masinė psichozė, o žmogus yra bandos gyvūnas, tai su banda tai reis, ne, ten jau nebegalvos, tiesiog visi daro ir aš darau. Nežinau, ką darau, bet visi daro ir aš darau. O paskui atsipeikėsiu ir paaiškės, kad gal čia nieko ir nereikėjo daryti. Tai labai noriu, kad būtumėt budrus ir stebėtum savo emocijas. Tai dabar ramiai pasiskaičiuojam, pasiaiškinam. Tai tikiu, aišku.
kad jeigu palieku toliau kaupti antroje pakopoje, tai mano tas 12 tūkstančių išlieka, ar ne, ir jis toliau auga, jeigu jis yra aktyviai toliau kaupiamas. Jeigu aš noriu sustabdyti ir išsimti pinigus, aš turiu aukoti va tą turto dalį ties tuos 3 tūkstančius. Tai dabar kas bus konvertuojama į sodros taškus, nors šito akcento nededu, tai tie 3 tūkstančiai, ar ne, va ta valstybės dalis, kurią susumavau, ji bus konvertuojama į sodros taškus, bet iš tų taškų, ta prasme, iš tų 3 tūkstančių, kiek aš ten dabar gausiu, kažkaip 7 eurai prisidės prie pensijos. Ta prasme, aš ten net neskaičiuoju, kad čia kažkoks tai argumentas, kad valio mano 3 tūkstančiai pavirsi 7 eurus per mėnesį. Tai jeigu ten pavertus daug metų, tai gal kažkas bus, bet ten nuvergės, sakysim, 0, ar ne? Tai ne motyvacija mano manimu. Tai aš tai vadinu, kad 3 tūkstančiai dingsta. Taip, toliau. Gerai. Atgal. Dabar paskaičiuosim, kas apsimoka. Aš dabar parodysiu kelis pavyzdžius, o paskui norėsiu, kad paskaičiuotum kiekvieną savo, nes kodėl reikia savo paskaičiuoti, nes pas kiekvieną yra skirtinga dalis, kurią prarasiu. Kažkas kaupia ilgai ir pas jį yra labai didelė sodros dalis, bet pavyzdžiui, jau yra arti pensijos, ne, kažkas galbūt kaupia ilgai, bet jam dar liko ten 20 metų tos pensijos kaupimo. Tai yra labai individualu ir aš pastebėjau ten, kokia yra SEBO skaičiuoklė, ten rodo kažkokia nesąmonė, nes nesižvelgia į dalykus. Tai aš tau parodysiu, kaip konkrečiai tau pagal tavo, ar ne, va tą tavo amžių ir tavo sukauptą turtą ir tavo į valstybės tai mokėtą dalį, kad tu mokėtum pasiskaičiuoti, kas man labiau apsimoka. Nes pas mane gausi vieni skaičiai, pas Dovilę gausi visai kiti skaičiai, pas Trimitį vėl gali būti visai ne tik skirtingi skaičiai, bet ir skirtingos išvados, ar ne? Kuris variantas man ten finansiškai labiau apsimoka, ar ten emociškai galbūt labiau apsimoka. Nes gali būti taip, kad matysime, kad matematiškai labiau apsimoka vienas sprendimas, bet emociškai aš vis tiek rinksiuos kitą, nes man ten galbūt svarbus kiti dalykai. Ten, tarkim, nepasitikiu valstybę, tai čia gali skaičiuoti, ką nori ir man tie skaičiai nesvarbu. Tai reikia irgi įsivertinti. Gerai, o dabar nuskaičiuokim, tarsi skaičiai mums yra svarbu. Tai aš paskaičiavau su savo skaičiais ir paskui parodysiu, kaip juos skaičiuoti, kad pavyzdžiui, jeigu, tai dėmesio dabar, jeigu aš nenutraukiu antros pakopos ir toliau kaupiu 3 procentus nuo pajamų, tai sakykime, mano įmoka 90 eurų, parodysiu paskui, kaip sužinoti savo įmoką, ir tada aš gaunu dar valstybės dalį, tos 30 eurų per mėnesį. Tai gaunasi, kad mano bendra įmoka, kad kiekvieną mėnesį aš tarsi investuoju po 120 eurų 303 centų. Okay, čia, nes visi gauna, kas aktyviai kaupia, 30 eurų. Jeigu tu aktyviai nekaupi, tai 300 eurų tu negauni, ne? Ir tada mano pradinė įmoka yra, aš vadinu pradinė įmoka, tai dabar ta suma, kurią aš dabar jau turiu sukaupus antrą pakopą, yra ten 12 700. Tai aš įsivertinu, tai dabar turiu 12 000 ir dar 20 metų, kasmet po 120 eurų, tai yra kas mėnesį dar po 20 metų 120 investuoju, tai kas gautųsi po 20 metų, tai gautųsi tokia suma, ne, 88 000. Ok, 88 000. Kaip ir aišku, ar ne? Tai 88 000 būtų mano privačią pensiją, bet tiek aš tų pinigų neatgaučiau visų, jie man būtų išmokėti gabaliukais, ar ne? Tai dabar koks būtų tas gabaliukas, aš to nepaskaičiavau. Dabar labai įdomu, gal to primėsiu 12 iš 20, daugmaž, ar ne? Tai daugmaž aš gaučiau apie 300 eurų iš antros pakopos, kaip tokia priemoka iš valstybės. Okay? Kaip aš tą skaičių gavau, padalinau į 12, padalinau į 20 ir dar šiek tiek pamažinau, nes ten, tarkim, anuitetas ir visa kita. Tai žodžiu, apie 300 eurų aš gaučiau. Gerai. Dabar toliau. Dabar kas lemia, dar užakcentuosiu, kad lemia tokį antros pakopos rezultatą, tai kad dėmesio, kad aš gaunu tą valstybės dalį, net 300 eurų kas mėnesį ir žinoma, tai didina mano pelningumą, nes aš įdedu savo 90 eurų ir dar trečdalį gaunu, kaip jau garantuotą bonusą, garantuotą prieaugį, tai žinoma, tas didina tą rezultatą.
kas lemia dar tą rezultatą, kad aš neprarandu to valstybės bonuso, nuo tų 3000 man nereikia grąžinti, ne? Nes jeigu taip investavo pasaulyje, ne, aš turėjau 12, 3 praradau, tai liko 9, nuo 3 yra nuostolis. Tai aš net neturiu to nuostolio. Ir kas dar lemia tą rezultatą, kad prieaugiui netaikomas pelno mokestis. Mes, kai kartu skaičiuosime savo, tai matysime, kad jeigu aš investuoju savarankiškai, ten tarkim, įdėjau savo pinigų 20 000, bet dabar pas mane rodo 50 000, tai pas mane yra 30 000 prieaugis. Tai normaliom sąlygom, kai investuoju savarankiškai, nuo 30 000 man reikės mokėti valstybei GPM. Ten 15%, galbūt 20%, žiūrint, į kurį segmentą pateksiu. Bet antroje pakopoje visi centai, eurai, kuriuos uždirbu, kuris yra prieaugis, investicinė grąža, netaikomas pelno mokestis. Ir tai, žinoma, efektyvina investavimą. Ir antroje pakopoje fondo valdymo mokesčiai yra 0,5%, kas nėra daug, jie yra maksimaliai tiek, tai žinom, kad jie negali didėti, irgi tą skaičiuojant, jeigu taip jau labai preciziškai viską įsivesim, ką esu padariusi, tai žinom, kad fondo mokesčiai yra 0,5%. Ir tai yra ok. Tai žodžiu, tie 80 000 gavosi dėl tokio rezultato. Dabar jeigu nutraukiu antrąją pakopą ir kaupiu trečioje pakopoje, tai kad gautųsi? Tai vėlgi, dėmesio, dabar jau kas gavosi, kad tada tuos 3000 aš turiu prarasti, lieka mano 9000 tolimesniam investavimui, tarkim, iš antros perkeliu tada į trečiąją, tai tas perkelimas vyksta taip, kad tikriausiai, aš turiu nutraukti, tie pinigai patenka į mano sąskaitą, nebent įmonės kažkas sugalvos gudresnio, kad tie pinigai tada patenka į mano sąskaitą, ir tada į tos sąskaitos, tos 9000, bam, permetu į trečią pakopą ir tada toliau pati investuoju tą pačią sumą, kurią būčiau investavus į antrą pakopą, nes čia irgi labai svarbu, kad, čia nebekaupiu antrą pakopą, vadinasi, visai nebekaupiu. Ne, tada tęsiu toliau tą pačią įmoką, 90 eurų, toliau tęsiu trečioje pakopoje ir sėkmingai investuoju. Bet žinoma, aš netenku tų 30 eurų kas mėnesį ir tada rezultatas gaunasi jau 66 000, sakykim, 67 000. Tai iš principo, aš jau, jeigu lyginant su antra pakopa, atsimenam, ten buvo 8, o čia yra 67. Tai yra 20 000 skirtumas. Taip, jo, geras pastebėjimas, dabar trečioje pakopoje galima, jeigu sutartis, čia irgi svarbu, jeigu tavo trečios pakopos sutartis yra sudaryta iki šių metų pradžios ir neišnaudoja lengvatos su kitais instrumentais, tai teoriškai trečios pakopos įmokoms dar galima susigrąžinti iki 300 eurų įmokų, tai yra GPM, ne? Tai 300 eurų dar gali GPM grįžti. Bet ta lengvata turi apribojimą, tai yra liko dabar mums tik 9 metai dar tą pasidaryti, tai galim 3000, tai 2700, tai maksimaliai 3000, tai galima bus ar galėsite įsikalkuliuoti. Nes tas ne visiems aktualu, nes kažkas galbūt jau išnaudoja, ten turi gyvybės draudimo, pavyzdžiui, produktų ir tą įmokos lengvatą per juos išnaudoja, tai tas faktas, kad dabar padidins trečios pakopos įmoką, jiems to bonuso nepadidina niekaip, ar ne, jis neatsiranda. Tai dabar kas lemia trečios pakopos tokį rezultatą, dar kartą pakartoju, netenku ar ne tos valstybės paskatos dalies, 30 eurų per mėnesį, bet tie 300 eurų jie nėra fiksuoti, kas yra gerai, jie yra indeksuojami, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad su metais jie didėja, infliacijos lygis, jie didėja, tai pavyzdžiui, kai būna, kaip žmonės investuoja, jie, pavyzdžiui, pasirenka įmoką, sako, investuos dabar 50 eurų, nesvarbu, ten trečią pakopą savarankiškai, tai jie investuoja šiais metais 50 eurų, kitais metais 50 eurų, trečiais, duok dieve, dar bent jau tą pačią įmoką investuoja. Jie jos neindeksuoja, tai reiškia nedidina, retai kada. O šitas valstybės bonusas, tie 300 eurų per mėnesį, jie indeksuojami ir jie automatiškai didėja. Ir aišku, jeigu kaupiu per antrą pakopą, jeigu mano atlyginimas didėja, automatiškai ir, žinoma, ta įmoka didėja. Nes savarankiškai investuojant, aš pats turiu didinti. Kai aš pats, tai gaunasi visai. Ir, žinoma, jeigu aš nutraukiu ir perdedu pinigus į trečią, aš prarandu tą valstybės bonusą, kurį mes apsiskaičiavom kartu. Ir mano atveju tai yra virš 3000 eurų.
kad gerai trečioje pakopoje, lyginant su savarankišku investavimu, tai yra, kad prieaugui netaikomas pelno mokestis, jeigu aš tos pinigus išlaikau 5 metai iki pensinio amžiaus. Tai čia mes turime, vat jeigu mano kriterijus ir aš noriu daugiau laisvės, ar ne, kad čia man nieks neaiškintų, kiek aš turiu kaupti ir kaip turiu išsiminėti, tai trečia pakopa suteikia tą galimybę, ne, suteikia galimybę man visų pirma mokėti bet kokias įmokas. Aš galiu mokėti 20 eurų, galiu mokėti 36 eurus, galiu mokėti ten 120 eurų į savo tą trečią pakopą. Ir galiu išsiimti bet kada, bet jeigu išlaikysiu 5 metai iki pensinio amžiaus, tai tarkim, jeigu pensinis amžius, sakykime, bus 70, tai vadinasi, nuo 65 aš galiu išsiimti turtą ir nemokėti prieaugio mokesčio nuo pelno. Jeigu išsimsiu anksčiau, irgi galiu išsimti, bet reikės susimokėti ten 15% ar 20% nuo prieaugio, bet tas lankstumas, kad aš galiu bet kada išsimti, jis yra visą kaupimo laikotarpį, taip pat kaip tarsi aš investuočiau savarankiškai, bet jeigu aš noriu nemokėti pelno mokesčių, tai tuomet turiu palaukti 5 metai iki oficialaus pensinio amžiaus. Tai reiškia, kad aš savo, čia manau labai geras dalykas, tai reiškia, kad aš galiu, jeigu aš sukaupiau, pavyzdžiui, trečioje pakopoje reikšmingas sumas ir žiūriu į tą kapitalą ir sakau, jau galiu aš išeiti tą pensiją, galiu išeiti 5 metai anksčiau į savo privačią pensiją, arba, sakykime, galiu turėti finansinę laisvę anksčiau, man nereikia laukti oficialaus pensinio amžiaus ir galiu pradėti naudotis tais pinigais ir turėti dar tą valstybės bonusą, kaip ir kad nereikia mokėti to pelno mokesčio. Ir galiu, čia irgi įdėjau tokią dar prierašą dėl valdymo mokesčių, tokia esu pažengusiam šitą informaciją, kad trečioje pakopoje aš galiu surasti įmonės ar fondus, tiksliau gal fondus, kurie turi net ir mažesnį šiek tiek tam valdymo mokestį negu antroje pakopoje, tai antroje pakopoje, primenu, ten 0,5, o trečioje pakopoje yra, pavyzdžiui, SEB klimato kaitos fondas, Luminoro indeks, tvari ateitis berodos vadinasi, tai ten yra valdymo mokesčiai 0,5. Tad kai išmokysiu jūs dabar per šį sutikimą, tikiuosi, naudotis investavimo skaičiuoklę, tai galės pasižiūrėti, kiek svarbus yra valdymo mokestis. Kas bus, kai valdymo mokestis, pavyzdžiui, bus 0,4, kas bus, kai investuosiu ir valdymo mokestis bus 0,2, kas bus, kai investuosiu ir 0,5. Gerai, na ir kitas variantas, pavyzdinis skaičiavimas, čia vėlgi primenu, kad aš remiuosi savo skaičiais ir parodysiu jums, kaip paskaičiuoti savarankiškai. Tai jeigu aš nutraukiu, tada netenku tos valstybės dalies ir tada savarankiškai tą pačią įmoką ir tą pačią gautą sumą, kurią atgavau, toliau investuoju. Tai vadinasi, ką aš ten atgavau, ar net tos 9 000 atgavau, permetu į kažkokį savarankišką investavimą, kokį mes daugiau kalbėsim kitą kartą, ir tą pačią įmokas periodiškai toliau investuoju. Ne, valstybės dalies neturiu. Tai mano rezultatas būtų kaip ir visai gal neblogas 69 000, tačiau aš turiu sumokėti 15% mokestį nuo prieaugio, čia ir dar tuo atveju gali būti, kad ir bus 20, o ne 15, jeigu mano ten pajamos bus didesnės, nes prieaugis nuo investicijų skaičiuosi į progresinį pajamų tarifą. Tai čia geriausiu atveju bus 15. Tai tada gaunasi, kad būtent dėl to pelno mokesčio, kurį teks sumokėti nuo prieaugio, prieaugis susigeneruoja per tą laikotarpį 308 beveik tūkstančiai, aš turiu sumokėti 15% ir bam, iš mano 69 lieka tik tai 63 000. Tai prisimenam, kad jeigu būčiau palikusi ir nieko nedarius, tai būtų buvę 88, tai čia 25 000 nuostolis už tą, sakykime, nepasitikėjimą antrą pakopą, galima tai pavadinti, ir už tą norą būti laisvai, kad aš pats, ar ne? Ir tai dar čia yra, reiktų kelti klaustuką, jeigu aš pats, tai kiek turiu aš žinių, kiek turiu disciplinos tą daryti, gal sakyčiau pagrindiniai dalykai. Mano žinios ir mano finansinė disciplina, kad aš tikrai investuosiu ir tikrai nuosekliai seksiu ir tų pinigų neišsiminėsiu ir tam kitiems dalykams neišleisiu ir ar neprisidarysiu kažkokių tai klaidų ir nenueisiu dar į kažkokią neaiškiai investavimo platformą ar vien kriptovaliutas ir labai rizikuosiu ir
ir iš savo godumo turėsiu dar mažesnį rezultatą. Godumo ir neišmanymo. Nu, taip truputį aš čia gąsdinu, bet tikrai dabar toks jautrus laikotarpis tam, nes daug visokių pagundų. Tai viską, kas žinau ant raudono, žinoma. Gerai. E, Einam toliau, Dovilė. Tai dabar kas lėmė dar kartą, ar ne, tokį savarankišką investavimo rezultatą, tai žinoma, kad aš negaunu valstybės tos paskatos, prarandu valstybės bonusą, na ir esminis momentas, kad dar priegų taikomas pelno mokestis išsiemant. Bet gera žinia, kad investuojant savarankiškai, jeigu taip jau gerai išmanau, galima rasti ir fondų su mažesniais mokesčiais negu per trečią pakopą. Tarkim, trečiojo pakopa buvo 0,4, aš galiu rasti ten ir 0,2. Ar netgi ir dar mažiau, ten 0,07. Bet tai manęs neišgelbės, nes vis tik tai didžiausias skirtis yra pelno mokestis. Pelno mokestis išsiema. Gerai, einam toliau. Tai dabar noriu, kad kiekvienas pats savo paskaičiuotum, gal tau irgi pavyks, o tai tavo atveju, ar ne? Tai mano atveju išvada tokia, bet galbūt tavo atveju išvada bus kitokia, bet kada galėtų būti išvada kitokia negu mano, jeigu, pavyzdžiui, tavo, dabar net nežinau, galvoju, jeigu tau metų ten, nežinau, 50 plus, tai vienareikšmiškai išvada bus ta pati, kad likti antroje pakopoje, nes bus tiesiog ta prasme, metų 50 apie ir ilgai kaupiai antroje pakopoje, dar tas prielda, ne? Tai ir vadinasi, tavo ta dalis, sodros dalis, valstybės dalis, kurios tu netektum, bus labai didelė. Ir jeigu tu, tarkim, jos netenki ir investuoji savarankiškai ar investuoji per trečią pakopoje, žinoma, tu nespėsi tos investicinės dalies uždirbti grąžos, ar ne? Uždirbti tiek grąžos, kad ji tau atsipirktų. Tai nebūtinai 50 kažkur, tai 45, kad buvo ilgas pakankamai laikotarpis, kiek tu kaupi antrą pakopą ir ta valstybės dalis yra reikšminga. Tai matematiškai tikrai bus labiau apsimoka likti antroje pakopoje. Bet jeigu tu, žinoma, dar esi jaunas ir ten kelis metus tik tai kaupiai antrą pakopą, tai ta valstybės dalis, kurią tu prarandi, ji nebus reikšminga. Ir tu kaupsi dar pakankamai ilgą laikotarpį ir atidirbsi tikrai tą prarastą dalį. Ir jeigu nori daugiau laisvės, tai sakyčiau, geriausia alternatyva būtų trečia pakopa ir tą derinti su savarankišku investavimu. Reikia suprasti, kad tą, ką mes dabar dėliojamės, kad dėliojame savo planą pensijos, ne privačios, tai nėra taip, kad dabar reikia rinktis tik antrą pakopą, tik trečią pakopą arba tik savarankiškai investavimą. Tas planas, jisai turi būti daugelybis, gali būti daugelybis, sudarytas, netgi rekomenduotina, kad būtų sudarytas iš kelių dalykų. Kažkokia dalis gali būti antroje pakopoje, kažkokia dalis gali būti trečioje pakopoje ir kažkokia dalis galėtų būti savarankiško investavimo. Tai tada aš turiu geriausią kombinaciją visų dalykų, nes aš neprarandu, pasiėmu to privalumus ir kiekvienas tas tada sprendimas, kiekvienas tas produktas, jisai atlieka savo funkciją, ne? Tai tarkim, antra pakopa atliktų tą funkciją, kad ilgai kaupiu ir automatizuota, man nereikia sukti galvos, pasiemu bonusus, tegul būna labiau užrakinta, netenku laisvės. Ok, noriu šiek tiek daugiau laisvės, bet neturiu investicinių žinių, bet noriu turėti laisvės ir esu pasiruošusi paaukoti tą sodros dalį, tai renkuosi tada trečią pakopą. Bet galbūt aš labai noriu savarankiškai investuoti ir noriu, kad mano didžioji dalis privačios pensijos būtų iš savarankiško investavimo. Tai taip, tai irgi su to yra viskas tvarkoj, tai investuojam savarankiškai, bet galbūt kažkokią dalį paliekam antroje arba trečioje arba juose abiejose. Tai manau, kad viską galima suderinti, tai neturėtų būti arba, ar ne juoda arba balta, tik tai arba tik tai, ne. Kad šitin nesirinksiu jokių tų pakopų, aš tik savarankiškai viską pats. Pasižiūrim, kaip tau sekasi, ar tu vis tik tai turi ten tų žinių, turi tos disciplinos, o kol tu mokaisi, tai tikrai sveika turėti ir tuos kitus įrankius, nes gal vėliau paaiškės, kad ten su to savarankišku nieko aš ten nepadarau, tai investuoju, o čia užstačiau automatiškai arba palikau ir kaupėsi ir tikrai tada bus tas geresnis rezultatas, negu aš ten bandysiu kažką šaudyti į orą su
pirkdamas atsitiktinės akcijas. Gerai. Na, žodžiu. Tai kokie dabar išsiaiškinam, dabar kokiems reikalingi dydžiai. Tai kelis dydžius jau turi. Tavo dabartinis pensijos turtas, jeigu kaupiai, ar ne, yra vienas dydis, kurį turėjau užsirašyti, antras dydis, kurį turėjau užsirašyti, tai ta valstybės dalis, kuriuos turėtum netekti, tai pas mane buvo 12 000 pirmas dydis, antras dydis buvo 3 000, dabar tau reikia dar vieno skaičiaus, antros pakopos įmokos, ar ne, tai kokia yra tavo antros pakopos įmoka? Lentelė, tai preliminariai, ar ne, pagal savo atlyginimą pasižiūrėk, koks yra to atlyginimas ant popieriaus į rankas, ir tada atitinkama bus tavo įmoka. Ta tiksliai įmoka galima sužinoti ant prisijungus Sodrą, bet dabar bent jau apytiksliai įmoką pasižiūrim, tai vis tiek kažkur čia pataikysim, tai ir užsirašyk tada tą įmoką, kokia yra tavo įmoka į antrą pakopą. Okay? Tai aš naudojau pavyzdį 90 eurų, ar ne, 90 eurų įmoka, jeigu pas tave pajamos į rankas 1,7, apie 1,7. Jeigu bus ten šiek tiek didesnės pajamos, tai gali apvalinti ten iki 100, jeigu šiek tiek mažesnės, sumažink. Gerai, užsirašėm šitą dydį ir dabar, dabar mums reikės investavimo skaičiuoklis. Tai va čia vienas būdas ją gauti, kitas būdas aš įdedu nuorodą. Įdedu nuorodą ir mes paskaičiuosim kartu. Gerai, darom dabar tą skaičiuoklę. Dar kartą paspaus Dovilė. Aš ten esu parašiusi. Ok, gerai, tai dabar aš pasidalinsiu ekranu, galim dar grįžti ir parodysiu jums, kaip pasiskaičiuoti. Bet laukit, mano ekrano jūs nematot. Tai Dovilė. Vis dar aš tam mėgloju kažkur. Jo, dar matau dabar jau, kai grįžau, kad dar bluras. Tada gerai, aš tai atsidavu tą pačią. Žodžiu. Jo, gal atidarykit. Ir mano vaizdas nepasikeitė, nepagerėjo. Gerai, dalinuosi tada. Gerai. Tai dabar kaip naudotis tą skaičiuoklę, ką čia kur įvesti. Tai ta pradinė suma, tai va, galima paskaičiuoti tuos tris variantus. Ne? Tai kas būtų, jeigu lieku ir toliau kaupiu, koks rezultatas būtų mano pensijoje. Kitas variantas, kad nutraukiu ir investuoju trečią pakopą, ir trečias variantas, kad nutraukiu ir investuoju savarankiškai. Tai dabar skaičiuojam pirmą variantą. Tai pirmas variantas, įrašau čia pradinę sumą, įrašau savo tą dabartinį antros pakopos pensijų turtą, nieko neminusavus. Tai pas mane, prisimenu, buvo 12 000. Tai va, įrašyk, kas pas tave yra, Dovilė, savo pavyzdį skaičiuoti. Okay. Tai gal jūs sakykit, bus tęstinumas, pasiliekam prie tą bendrojo. Pavyzdžiui. Gerai, tada metinė grąža, aš ten irgi dėmesio naudoju, prie visų šitų skaičiavimų naudoju 1%, tai naudoju 6. Šiaip dabar, jeigu taip žiūrint, kas kaupė, kas yra iki 5 metų, iki 50, ta grąža buvo tik didesnė, bet aš paimu vidurkį, kad su amžiumi šiaip rizika yra mažinama, tai paėmiau mažesnį tą procentą, bet čia jokio skirtumo, nes mes dabar skaičiuojam tiesiog nesvarbu, kokį tą procentą paimsim. Gerai, ir valdymo mokesčiai antroje pakopoje 0,5 pakeičiam. Taip, čia infliacijos dabar nežiūrim. Mėnesio įmoką įrašau savo, tai pas mane buvo 90, tu įrašyk savo, ar ne iš tos lentelės. Ir laikotarpis, kiek tau liko iki dabartinio, sakykime, oficialaus pensinio amžiaus, kiek tau liko 65 metų, naudokim šitą skaičių. Tarkim, aš rašau 20. GPM čia dabar nedakom, nes antroje pakopoje nėra GPM nuo prieaugio. Ir tada spaudžiame skaičiuoti. Taip, ir ten truputį pavažiuok, prašau. Matysis, ar ne? Taip, čia. Ten buvo pas mane didesnė suma, todėl dabar kitas skaičius. Tai va, portfelio vertė, tai čia kiek būtų sukaupta turta po 20 metų. Ten atsiprašau, ne, į viršų, ko čia dėl sugausi. Tai atsiprašau, dėmesio, įmoka yra 90 eurų yra mano įmoka, bet plus valstybės dalis, ne, tas 30 eurų, tai gaunasi 120, taip? Tai va šitą nepamirštam padaryti, kad paimam savo antros pakopos įmoką ir pridedam valstybės dalį, ne, tą 30 eurų. Ir tada šitą įmoka yra jau nebe 90, o 120. Taip, tai gaunasi, ne, 86 000 man, ne? Nieko daugiau minusuoti nereikia, tai čia toks tiek būtų,
kiek, kad jeigu aš kaupčiau ir toliau palikčiau aktyvę iki pat pensijos antrą pakopą, būtų toks rezultatas. Gerai? Galim šitą skaičių užsirašyti. Ir tada važiuojam vėl tada į viršų, pakeisime dabar duomenis. Ir skaičiuojame dabar kitą variantą, kas būtų, jeigu nutraukiu. Ar ne? Jeigu nutraukiu, tai iš mano 12 000 lieka 9. Tada galiu pakeisti valdymo mokesčius. Sakykim, trečioji pakopoje tai 0,4. Mėnesio įmoka sumažėja iki 90, nes netenku tų 30 eurų. Bet dar GPM neatsiranda nuo prieaugio. Tai tada čia nulis, nieko nereikia ir skaičiuoti. Tada pažiūrėk truputį žemiau. 65, ar ne? 65 500. Tai vietoj 86 65. Ir dabar trečią variantą suskaičiuosim. Tai 9 000 lieka, iš principo viskas lieka taip pat, tik tai rašau dar GPM, galim taip, valdymo mokesčiai galim rašyti 0,2 ir GPM tada yra 15. Rašom 15. Tai skaičiuojam. Ir tada žemiau truputį pavažiuojam. Gerai. Ir čia portfelio vertė po GPM, ar ne, yra 62 000. Tai tuos 5 000, matome, kad su GPM, tai yra prieš GPM 65, be GPM yra, tai yra be GPM 67, o su GPM 62. Tai tas valdymo mokestis šiek tiek padidino, sumažintas valdymo mokestis padidino turtą, bet vis tiek, tas GPM yra didžiulis, gaunasi santykinai ir turiu tik 62, kai antroje pakopoje buvo 86. Taip. Gerai. Ar pavyko paskaičiuoti? Parašykit, ar pavyko. Mes įrašą padarėm, jeigu ką dar peržiūrėsit. Gerai, puikiai. Džiaugiuosi, kas skaičiau. Tai jūs turėsit, dabar čia yra, sakiau, kad dabar ką paruošiau, tai nereikia su kitų jokių skaičiuoklių ir tada nesiblaškykit, nes jos, kiek aš mačiau internete, neįtraukėt jūsų asmeninių duomenų. Tai jūs dabar esat visiškai autonomiški savarankiški. Jūs turite savo asmeninius duomenis ir galite pasiskaičiuoti patys ir patys pamatyti tuos skaičius, o kaip man tiksliai, pagal mano amžių, pagal mano pajamas, pagal mano įmoką, koks būtų mano rezultatas, ne? Nes visi mes čia skirtingų amžiaus, skirtingų įmokų, skirtingų pajamų ir tie rezultatai yra skiriasi, tai tu tiksliai dabar, naudojantis savo skaičiais, gali turėti atsakymus. Gerai, grįžtam tada dar prie prezentacijos. Keliaujam toliau. Taip, dabar galvoju, čia taip paskaičiavus, manau, daug to aiškumo atsirado, bet trumpai dar priminsiu, ką galiu aš daryti nuo sausio 1 dienos iki kitų metų, ne kitų metų, dar kitų metų pabaigos, 27 metų pabaigos. Galiu, aišku, net iki 27 metų pabaigos aš galiu nieko nedaryti ir to sprendimo nepriimti, nebūtina skubėti, bet ir vėliau galiu tiesiog nieko nekeisti, taip kaip yra, ten tarkim, pavyzdžiui, sustabdyta palieku, tegul investuosiu toliau, ten tarkim bus kažkokia dalis, bet gal netokia didelė, aš papildomų ten tų įmokų nedarau, bet tas turtas lieka užrakintas, paslėptas nuo manęs atitrauktas, GPM nereikia sumokėti nuo prieaugio, tos sodros dalies neprarandu, ir tegul būna ten, vis tiek tos pinigus aš išsimokėsiu anksčiau vėliau. Jo, dar užakcentuosiu dėl to išmokėjimo ir to anuitetų. Taip, galiu sustabdyti kaupimą, bet neišsiimti, pavyzdžiui, buvo aktyvi, bet aš nebenoriu, tarkim, ta įmoka, kurią įmokinėjau į antrą pakopą, pavyzdžiui, 90 eurų, man atrodo reikšminga. Ir aš dabar noriu tą įmoką
geriau krypti į trečią pakopą, nes trečioje pakopoje aš turiu daugiau laisvės. Sakykime, investavimo žinių ten nelabai turiu, tai tada geriau kreipiu į tą trečią pakopą, tai vadinasi, antroje pakopoje to turto nebeauginu, bet paraleliai pradedu kaupti, auginti savo trečios pakopos turtą. Tai bus kažkiek to antroje pakopai ten lieka ar ne, toliau investuotis ir paraleliai pradedu ar ten padidinu savo trečios pakopos kaupimą. Tai su trečia pakopa turiu daugiau tos laisvės, daugiau pasirinkimų, antroje pakopoje lieka visi tie bonusai, nereikia ten to nuostolio fiksuoti. Kitas toks drastiškiausias, nutraukti kaupimą ir išsiimti turtą. Kitas būtų nutraukti kaupimą ir išsiimti turtą ir galiu iš naujo iš tikrųjų pradėti kaupti tą antrą pakopą anksčiau ar vėliau. Tai nėra tai, kad dabar durys užsidaro, antrą pakopą nebegaliu patekti. Aš galiu išsigryninti tą turtą, pavyzdžiui, ten, tarkim, susikaupę sumą ir aš noriu, kad jinai būtų man prieinama, ar ne, kad nereiktų laukti ten tos pensijos amžiaus. Tai galbūt aš ją pernešu į trečią pakopą, gerai, netenku ten tos valstybės dalies, bet toliau atnaujinu tą antrą pakopą ir kaupiu ir pasiemu ten 300 eurų per mėnesį, irgi galimas variantas. Tai yra daug scenarijų ir noriu, kad neskubėtum ir apmąstytum kiekvieną iš jų. Ne tik per šią paskaitą, bet ir po mūsų susitikimų. Gerai, einam toliau. Tai dar kartą, jeigu aš nieko nedarau, toliau kaupiu, ar tai aktyviai arba palikusi turtą ten sustabdytą, bet toliau besikaupianti, tai žinoma, papildoma privati pensija prie valstybinės, pinigai investuojami automatiškai, kas yra labai gerai, su 30% grąža. Ta grąža yra derinama prie žmogaus amžiaus, prie strategija yra pritaikoma atitinkama, valdymo mokestis nėra didelis, 0,5% per metus, gaunu valstybės paskatą. Pelnas neapmokestinamas, jeigu išsiėmama iki pensijos. Tai yra pensijos laikotarpiu ir dar čia papildomas yra momentas, aš galiu netgi daugiau mokėti į antrą pakopą negu tie 3%. Ir jeigu mokėsiu daugiau, tai tada toms papildomoms įmokoms galios ta GPM lengvata, kai sugrįžta dalis įmokų. Nežinau, daug žodžių pasakau, jeigu pirmą kartą girdi šitą, tai bus nelabai aišku. Bet iš principo, jeigu aš kaupiau 90 eurų antroje pakopoje, aš galiu dar ten, pavyzdžiui, 100 dar mokėti į antrą pakopą ir nuo to 100, jeigu neturiu kitų įrankių kaip trečia pakopa ir draudimas, tai nuo to 100 eurų man 30 eurų dar grįžtų kaip GPM lengvata. Tai va dar vienas toksai triukas. Manau, kad retas, kuris taip darys, bet įmanoma, ta prasme, galima didinti tą įmoką ir dar gauti valstybės bonus. Gerai, toliau. Taip. Dabar dėl to paveldėjimo irgi labai jautru, čia taip visi nori tą paveldėti turtą, iš tikrųjų, ne mes jau paveldėsim, kas po mūsų paveldėja, mes šitais artimaisiais labai rūpinamės, nežinau. Ir principo antroje pakopoje turtas jeigu prasideda, dar neprasidėjo išmokėjimas, tai reiškia, tarkim, aš turiu ten antroje pakopoje 12 000, va dabar, jeigu, ten, nežinau, rytoj numirčiau, gal dabar dar ne, tarkim, jeigu rytoj numirčiau, tas 12 000 yra paveldima automatiškai, paveldėtų mano dukros. Tai antra pakopa veikia, aš tai vadinu, kaip gyvybės draudimas. Tai ta suma yra visada paveldima, nes jinai yra paveldima, kol dar neprasidėjo išmokėjimas. Aš galbūt, ten, tarkim, esu 60, bus paveldima. Galbūt 65, bet aš dar nepranešiau sodrai, kad prašau jau pradėti man išmokėti tą turtą, tai iš 65 bus tas turtas paveldimas. Tai jis yra paveldimas iki kol prasideda išmokėjimas. Kai prasideda išmokėjimas, tai jau tada reikės rinktis tą išmokėjimo būdą ir nuo jo priklausys, ar paveldima ir kiek paveldima. Okay? Tai aš irgi tą reguliuoju, tai nėra vienareikšmiškai nepaveldima ir tą. Ne, yra reguliuojama. Tai jeigu spėsim, dar užsiminsiu. Bet tas dėl tų paveldimumų ir išmokėjimo, aš sakyčiau, rūpintis labiau reikia ir gilintis į tas visus išmokėjimo būdus tik tiems, kam liko iki išmokėjimo 5 metai. Ta prasme, jau man šiam 5, jau čia gal vertėtų pradėti galvoti, tik koks toks būdas man čia atinkamas, ar čia nori tiems artimiesiems kažką, kad jie paveldėtų, o gal tiesiog noriu užsaugti ant didesnę dalį. Tai, o jeigu tau liko ten 10, 20 ar dar daugiau metų iki tos pensijos, nesirūpink tais anuitetais, nes jie vis tiek keisis. Taip, dabar
Jeigu lieku, tai kaip ir minėjau, tas lankstumas lieka, aš galiu 25% lėšų išsiimti ir vėliau, ta prasme, po 5 metų ar po 10 metų kažkokią tai dalį. Jeigu būtų kažkokia liga, nors gaučiau nedarbingumą, ten, ta prasme, jau ten nevaikštų ar dar kažką, tai tie pinigai negulės toje antroje pakopoje. Ta prasme, aš galiu juos išsimti beveik visus. Taip, galiu stabdyti kaupimą ilgiau negu 12 mėnesių, bet jeigu tas 900 eurų iš manęs nuskaičiuoja, ar ne, kiekvieną mėnesį ir man kažkurio momento gyvenimo etape, ten nežinau, skyrybos, statybos, man tas 20 eurų skauda. Ir aš sakau, okei, stabdau, dabar nemoku nieko antrą pakopą, ten susitvarkau gyvenimą, vėl viskas stabilizuosi, vėl pradedu mokėti tą įmoką. Tai nėra kažkoks tai apynasris. Taip, labai manau svarbu apsaugoti nuo sukčių ir savęs, kad antroje pakopoje jau neiškrapštys nei kiti, nei aš. Taip, dabar kokie yra trūkumai? Tai aš apsivatau privalumus. Kokie yra trūkumai? Tai trūkumas, kad tas 3% nuo bruto keliauja antrą pakopą. Ta prasme, kad tas 90 eurų, kaip mano pavyzdyje, jis visą laiką fiksuotai ir keliauja. Tai galbūt ten, nežinau, aš noriu daugiau to lankstumo, noriu vieną mėnesį mokėti tiek, kitą mėnesį mokėti tiek. Aišku, dažniausiai prie gero nepriveda, geriau tam nustatyti vieną įmoką ir ją mokėti visą laiką, negu ten kiekvieną mėnesį spręsti, bet čia nėra tokio pasirinkimo, kad arba stabdau, arba moku tiek, kiek moku, galiu 3, kaip sakiau, galiu mokėti ir daugiau. Taip yra apribotas atsiėmimas iki pensijos. Nėra taip, kad aš galiu bet kada išsimti ir kaip noriu tos pinigus naudoti. Tai mano manymu tai yra privalumas, bet galime tai žiūrėti kaip ir trūkumą. Sulaukus pensijos, tai yra kaip prasideda išmokėjimas, jeigu bus ten reikšminga suma, kas yra reikšminga suma, jinai nėra tokia reikšminga, nuo 10 tūkstančių eurų, jeigu antroje pakopoje yra 10 tūkstančių eurų, jeigu ten yra mažesnė suma, tai vadinasi, aš nelabai ką ten ir kaupiau, tai prasideda tas anuitetas, bet anuitetas vėlgi, jisai nėra kažkoks tai blogis, tai yra tiesiog, kaip ir privati pensija, man yra išmokama ir jinai išmokama, anuitetas yra išmokamas iki gyvos galvos, tai jeigu gyvensiu ilgai ir laimingai, toks yra, veikia kaip draudimas, kad nepaisant to, tarkim, mano antroje pakopoje jau baigėsi pinigai, aš jau išnaudoju, bet man toliau vis tiek moka tas įmokas. Aišku, yra grėsmė, kad aš pradedu išmokėjimą ir ten staigi kažkokia tai liga netikėta ir atrodė, kad dar gyvensiu 20 metų, o paaiškėjo, kad čia nei metų neliko, tai tada to anuiteto dalis tie pinigai yra nepaveldimi. Bet mano manymu, aš nežinau, ar čia verta taip daug galvoti apie tą paveldimumą, nebus ten kažkokios labai reikšmingos sumos, antra, tie vaikai jau bus užaugę ir jūs su savo vaikais, tai ar jie ten paveldys ten ekstra 5 tūkstančius ar nepaveldys, jų gyvenimas, man atrodo, nuo to nepasikeis. Tai dėl to anuiteto, kad ten dalis kažkokia bus nepaveldima, aš manau, kad nereiktų labai ten sukti galvos. Bent jau čia mano tokia perspektyva. Galvoti apie kokį kitą turtą sugeneruoti, kad jeigu taip noriu, kad čia tai vaikai dar mano ten ar pronukiai minėtų mane gerų žodžių, čia močiutė, senelė, žiūrėk, kokius čia rūmus mums paliko. Tai, tai statykim tos rūmus, o nepasiremkim kažkokią tai antrą pakopą. Gerai. Tai taip, žinoma, politiniai pasiekimai gali būti, jie bus vienareikšmiškai, visada yra, kiekvienoje šalyje daug tų politinių pasikeitimų. Bet dabar politiniai pasikeitimai liečia viską, ne tik antrą pakopą, ne GPM, ten kitus mokesčius, daug dalykų, bet mes tai priimam kaip neišvengiamą dalyką, ir gyvenam su tuo, nes nemigruojam, kai kažkas gal migruoja, kad kažkas jau biškai keičiasi ir čia jau nepatinka ir vėl man, tie pokyčiai. Pokyčiai normali gyvenimo dalis. Gerai. Tai net emigravus, tas turtas antros pakopos lieka Lietuvoje, kol neprasideda išmokėjimas. Gerai, toliau. Anuitetas nepasiektas sulaukus pensijos, koks veiksmas tada, tai tada pinigai yra išmokami, kaip tik ateiname, tai išmokama, jeigu sukaupiu iki 10 tūkstančių, tai yra dar viena riba, jeigu ten tik 5 tūkstančiai, tai iš karto yra išmokami, jeigu nuo 5 tūkstančių, tai apytiksliai, nes tos sumos irgi bus indeksuojamos, tai yra indeksuojamos, tai reiškia, jos keičiasi su metais didėja pagal infliaciją.
Tai jeigu nuo 5 plius minus iki 10 tūkstančių, tada išmokama periodiškai be jokių ten anuitetų ir tos įmokos yra paveldimos. Ne, ten prasidėjo išmokėjimas, nežinau, sumokėjo man ten 6 įmokas ir numerių, nu tai visą kitą paveldės ant tuos 9 tūkstančius ar kiek tie mano artimieji praturtės. O jeigu prasideda anuitetas, tai tada priklauso nuo anuiteto būdo, tipo, koks jisai ten, ar standartinis, jeigu standartinis, nieks nepaveldima. Jeigu su atidėtų mokėjimo laikotarpiu, atidėti anuitetai, tai ta atidėta, kol neprasidėjo tas atidėtas ten yra paveldima, kai prasidėjo ten, bet jis prasideda nuo 80 ar ten nuo 85, ta dalis nepaveldima. Bet sakau, nu kai man 85 ir ten kažkas nepaveldės ten mano 1-2 tūkstančio, nu, nematau čia kažkokios tragedijos. Jau per tą laiką vaikai turėtų būti savarankiški, kai man 80, nu, tok dieve, aš ne. Taip, o jeigu, tarkim, pavyzdžiui, vat variantas, kurį aš sakiau, antra pakopa, nuo manęs nuskaičiavo 90 eurų, bet aš dėjau dar 100 eurų. Tai greičiausiai, nu negreičiausiai, vat galim pasiskaičiuoti kiekvienas nesuskaičiuoklė, kad tas turtas bus didesnis negu 60 tūkstančių ir tada viskas, kas, nu, čia virš 65, ta dalis virš 65, ji bus išmokama iš karto. Tai apribojimai iš principo yra sumoms nuo 10 tūkstančių iki 65, bet viskas, kas yra iki arba viskas, kas yra virš, neturi kažkokių anuitetų, apribojimų, bus išmokama, galima bus pasimti iš karto. Tai va čia yra padaryta tik ta sistema, su kokia jos mintis, nu ne tai, kad čia mus paerzinti, bet ta mintis, kad kai žmogus sukaupia reikšmingą kapitalą, kai jis galbūt visą gyvenimą, nu nelabai kaip ten taupė, neinvestavo, bet antra pakopa jam padėjo sukaupti visai reikšmingą turtą. Ir kadangi neturi finansinės disciplinos, todėl antra pakopa disciplinuoja jį, padaro tą darbą už jį ir padalina gabaliukais, kad jis to turto neišvaistytų. Kaip ir dabar nutiks, ar ne? Gyvenime nesutaupęs ten 20 tūkstančių ar ten 10 tūkstančių, dabar, antrą pakopą nutraukiu, va mano 10 tūkstančių, išsitaškiau, kelionį išvažiavau ir vėl aš neišmokau taupyti, neišmokau investuoti ir tada kas? Tai sakyčiau, tada nieko gero, liūdesiukas. Gerai, einam toliau. Tai tiek apie tą išmokėjimą. Dabar jeigu pasitraukiu, nu žinoma, yra tų privalumų, bet kviečiu pagalvoti, kas tau yra svarbu, ar ne? Ar tai tau privalumas, kas tau yra privalumas, kas tau yra trūkumas, nes interpretuoti galima labai skirtingai ir jeigu ten antraštės skaitysim, tai jos interpretuos į vieną pusę, bet aš dažniausiai su jom nesutinku, nes būna kiti interesai visai. Tai jeigu pasitraukiu privalumai, tai dėmesio, kad jeigu pasitraukiau per nurodytą langą, ar ne, iki 27 metų pabaigos, tas investicinis prieaugis, kuris yra antroje pakopoje, jis bus neapmokestinamas. Tai aš bent jau nereikės man mokėti to prieaugio mokesčio. Tik tais ten prarasiu tos 3000, bet pelnas yra neapmokestinamas. Tas yra gerai. Dabar pinigai gauti per tą langą, ar ne, tada iki 27 metų pabaigos, jie nesiskaičiuoja progresinį tarifą, nes kitu atveju negali būti, kad tada iš 15% iššokčiau į 20% tą dalį ir tada daugiau sumokėčiau GPM, tai tas yra gerai. Žinoma, privalumas, kad galiu investuoti pasirinktus investicinius įrankius. Nu, aš galiu spręsti, jeigu ten turiu žinių ar turiu smalsumo, noriu mokytis, aš galiu gal rasti ir tų įdomesnių sprendimų ir gal net ir pelningesnių sprendimų. Bet ar šis pasirinkimas man svarbus, ta galimybė investuoti savarankiškai, spręsti patiems, bet kaip minėjau, antra pakopa neeliminuoja galimybės investuoti savarankiškai. Aš galiu daryti ir tą, ne tai, kad galiu, aš sakyčiau, net rekomenduočiau, kad tai nebūtų arba. Ir laisvė, kada išeiti į pensiją, į finansiją, tą laisvę, į finansinę privačią pensiją, nes jeigu pensinis amžius bus 70, tikriausiai dalis iš jūsų nenorės dirbti iki 70, norėstų išeiti į pensiją gerokai anksčiau, nežinau, 65, 60, galbūt 50. Tai tas, jeigu aš noriu išeiti į pensiją gerokai anksčiau negu pensijinis amžius, tai antra pakopa to daryti neleidžia. Vadinasi, man reikės sukaupti kitą kapitalą,
kuris nebus surištas su pensijos amžiumi ir galėčiau naudotis tais pinigais ir išeiti anksčiau. Gerai. Toliau. Taip, trūkumai kokie dar, kai teks grąžinti tą sodros dalį, tas taškas, ne 2000, vat 1,7 eurai, nu tai valio, ar ne? Toks ir tas privalumas. Dabar, kas, jeigu pasitraukiu visiškai vienareikšmiškai, ir bus reikalingas disciplinuotas investavimas bei portfelio valdymo žinios. Tai portfelio valdymo žinios ne tokios reikalingos, jeigu tiesiog permetu į 3 pakopą, bet disciplinuotas investavimas tikrai reikalingas. Tai tą pasiekti galima, manau, tik vienu būdu, automatizuojant įmokas, kad kiekvieną mėnesį nuo manęs suskaičiuoja ir tada man ten nereikia prisiminti. Tai tas disciplinuotas investavimas, automatizuotas investavimas, jis nuostabus dalykas tiek investuojant savarankiškai, tiek investuojant per 3 pakopą. Nes neturint žinių ir disciplinos, nu, tai garantuoti nuostoliai, tiesiog kitaip nebus. Nuostoliai, ką aš vadinu nuostoliais, tai tiesiog sukaupta gerokai mažesnė suma, negu palikus antroje pakopoje. Gerai. Toliau, Dovilė. Taip, dabar galvoju, kiek čia mes iki 10:30, ne, bandom suspėti. Kaip Laura sakėt? Iki 10:30 baigiam, nes mes turim čia tų techninių problemų, tai galvoju, ar turėsim tą papildomą laiko, ar nelabai. Manau, kad tada bent bus, kaip pasakyti, ir įrašas, jeigu kažkas galės pabaigti pažiūrėti įrašą, tai tada, o matyt svarbu, kad visą reikiamą informaciją perduoti, tai tada užtęskim jau ir kas negalės, jau pažiūrės pabaigą, pasidalinsiu su visais po to įrašu. Gerai, super, ačiū labai. Taip, tai dar labai norėsiu perėti prie jūsų klausimų, kuriuos atsiuntėt ir kuriuos dar čia surašėt, bet dar iki jų truputį, dar keletą minučių. Tai grįžtam, ar ne, prie mūsų pensijos plano, ką mes čia dėliojamės, mes dėliojame savo sėkmingos pensijos strategiją. Tai primenu, ne, kad jeigu pasikliausime sodros dalim, tai bus 50% pajamų, jeigu pajamos yra mažesnės, tai bus 50%, jeigu didesnės, tai 30% nuo pajamų, kažkur tai tas sodros dalis. Antra pakopa turėtų būti apie 10-15% nuo pajamų, arba kaip rodžiau būdą galima tiksliau pasiskaičiuoti. Na ir tada galimas variantas ta 3 pakopa. Tai apie ją jau šiek tiek užsiminiau, beanalizuodama antrą, bet dar trumpai apie 3 pakopą. Jeigu turi kokį klausimą apie 3, tai tada būtinai parašyk. Tai mūsų neskaičiavimas, sakykim, sodros 700, 3 pakopa, antra pakopa 300. Ir jeigu noriu 1500, tai man dar trūksta 500 eurų per mėnesį. Ne? Tai dar 500 eurų per mėnesį. Dabar iš kur jos gauti, tai vienas iš būdų, tai 3 pakopa. Tai dar kartą, kas ta 3 pakopa, nes irgi painu. Tai 3 pakopa yra ne tik pensijų fondai, bet tai yra ir gyvybės draudimas. Dabar kodėl tai yra 3 pakopa? Nes galioja panašios mokesčių lengvatos. Tų lengvatų dabar yra sumažėję, bet turiu omeny, kad sumažėjus dingo lengvata įmokoms naujoms sutartims, tai negaliu susigrąžinti nuo naujų sutarčių įmokų, bet GPM lengvata išliko, GPM lengvata pelno. Tai mes aptarsime pensijų fondus, nes jie yra artimiausi tą antrąją pakopai pensijų fondai, 2 pakopos pensijų fondai, 3 pakopos pensijų fondai, artimiausias produktas. Tai ko tai skiriasi nuo 2 pakopos, kad aš savarankiškai nusprendžiu, kokią įmoką mokėti. Nebūtinai tą 90, galbūt dabar čia 30 mokėsiu, galbūt 50, galbūt 150 ar ten 200. Tai aš pati nusprendžiu dėl įmokos, galiu pasirinkti, žinoma, bendrovę. Galiu pasirinkti fondą toje bendrovėje ir galioja mokesčių lengvatos, tai turime pelno lengvata nuo prieaugio. Jeigu pinigus išlaikysiu 5 metai iki pensijos, tai ne bet kada nusimsiu 5 metai kaip absoliutaus pensinio amžiaus. Taip, tai pelnui 5 metai iki pensijos ir įmokoms galioja, jeigu sudartis sudaryta iki šių metų pradžios. Tai 30% nuo įmokų grįžta, tai jeigu aš, pavyzdžiui, kaupiu, kaip minėjau, 100 eurų kas mėnesį, tai teoriškai
30 eurų dar man sugrįžta kaip GPM permoka, pildant metinę pajamų deklaraciją. Susiformuoja tokia permoka, dažniausiai tą permoką žmonės išleidžia, ne tai, kad ją investuoja toliau, kaip antroje pakopoje gaunu bonusą ir tas bonusas automatiškai yra investuojamas, o trečioje pakopoje ir ten per draudimą, jeigu aš gaunu tą bonusą, tai jis ten ir paskęsta mano toj banko sąskaitoj, susimaišo su visom įmokom ir retas, kuris disciplinuotai tą įmoką paima ir investuoja toliau. Nežinau, ar yra čia tokių, kas yra suinvestavę savo GPM permoką. Džiaugiasi, gavau ekstra 200 eurų, ką veikiam? Ne, tai kur ten jūs. Dabar ką galiu daryti su trečia pakopa, taip, tai yra gerokai lankstesnis instrumentas, tai galiu keisti valdytoją, galiu keisti fondą, galiu keisti įmokas, galiu nemokėti įmokų, nereikia ten kažko daryti stabdymų ar dar kažko, tiesiog, ar ne, moku arba nemoku. Galiu išsimti visas lėšas, visą laikotarpį tas galioja, aš galiu, kaip noriu disponuoti to turtu, bet jeigu išlaikysiu 5 metai iki pensijos, tai tuomet nereikės mokėti to GPM mokesčių. Taip galiu dalį lėšų išsimti, turtas paveldimas, ar pensijos, kai man pensija, ar prasidėjo išmokėjimas, ar neprasidėjo išmokėjimas, žodžiu, turtas paveldimas visą laiką. Taip, ko negaliu daryti per trečią pakopą, tai investuoti kažkokius specializuotus fondus, tarkim, noriu technologijas, dabar noriu čia į gydybos sektorių, arba tik tai į automobilių sektorių, arba ten tik į robotus, dabar ne tik į dirbtinį intelektą, tai negaliu to daryti per trečią pakopą, čia jau savarankiško investavimo sprendimai. Negaliu investuoti į ETF fondus, kad ETF fondai jau čia tą kartą gal plačiau. Ir jeigu užsimsiu anksčiau negu 5 metai iki pensijos, tai turėsiu sumokėti GPM nuo prieaugio. Taip, o kokie dar ir trečios pakopos trūkumai, ir tie privalumai, kad jeigu lyginant su savarankišku investavimu, tai yra gerokai paprastesnė investavimo strategija ir man nereikia tų žinių, ar ne, tam gilintis, tai kokie šitie fondai, kur čia tie gynybos fondai, kaip čia juos nupirkti, arba kur ten tą dirbtinio intelekto fondų surasti, tai to nereikia man nieko galvoti, investuojama klasikinė investavimo strategija, kuri irgi yra pelninga ilguoju laikotarpiu. Ir man nereikia tų žinių, ten kažką labai mokytis ir analizuoti. Tai yra lankstu, kaip sakiau, įmoką galiu koreguotis, GPM lengvata pelno, GPM lengvata įmokoms, jeigu senesnės sutartys paveldima. Dabar trūkumai. Čia kas labai jau nori kažkokių bet kitokių investavimo sprendimų, tai žinoma, su antra pakopa nieko mandro nepadarys. Kad ten, čia Nvidia investavau, dabar pažiūrėk, koks čia mano prieaugis, kokie iš čia kvailiai su savo tom antrom pakopom, ar ne, tu negali tokių istorijų papasakoti. Tai trečia pakopa yra universalus investavimas. Tai turtas yra susietas su lengvatų sąlygomis, tai kad aš, jeigu noriu nemokėti to pelno mokesčio, tai jau reikia laikytis tos sąlygos ir šiek tiek didesni valdymo mokesčiai, bet jie nėra labai reikšmingai dideli, kaip minėjau, 0,2 versus 0,4, tai tikrai dar visai yra gerai ir tos šiek tiek didesnius valdymo mokesčius tikrai atperka tą lengvatą pelnui. Kita tema yra, tikrai irgi manau, kad nemažai kam aktuali, gyvybės draudimas kaip trečios pakopos įrankis, nes nemažai žmonių turi gyvybės draudimo sutartis, bet nesiplėsime dabar iš šitą temą. Tai tiesiog patakau keletą akcentų, gavau pasiruošusi skaidrę, kad draudime, dabar kuo skiriasi draudimas nuo trečios pakopos, kad draudime yra ta investavimo dalis, kaip trečioje pakopoje, trečioje pakopoje yra tik investavimo dalis, o investicinėme draudime yra 2 dalis, yra draudimas ir investavimas. Tai nereiktų vertinti investavimo su draudimu kartu, nes tai labai klaidina žmonės ir ateina ir sako, čia aš įmokėjau 6 000, o pas mane dabar tik 4 000, tai koks čia pelnas, nuostolis. Taip, nes tu vertini 2 paslaugas, tu perki draudimą ir investuoji, bet tai tu perki draudimą iš investicijų, tai todėl tavo tos investicijos ir yra tokios, kokios yra. Ir tu to prieaugio investicijų nematai, nes tas investicijų prieaugis gali būti, kad neatperka tavo draudimo išlaidų. Ir gaunasi, kad atrodo tarsi minusas, nors investicijos dirba pelningai, bet tavo draudimas kas mėnesį tau kainuoja
50% tavo įmokos, o gal daugiau, tai 50% neatidirba investicijos, ant kasmet tokio prieaugio neturi. Tai labai svarbu įsivertinti, kokią dalį nuo tavo draudimo įmokos, kokia dalis keliauja į draudimą ir kokia dalis lieka investavimui. Ir tada paimti investicinę dalį ir analizuoti investicinės dalies tik rezultatus. Tai kaip dirbo fondas, ar buvo ten prieaugis, ar nebuvo ten prieaugio, kokia krypty, ir ten gera ta kryptis, kokie ta krypties mokesčiai, o draudimo paslauga jau ir ar atskira, sakykime, analizė, kiek ten tau reikia to draudimo, ar reikia, ar tos sumos adekvačios, kiek tu išleidi tam draudimui, ar 10 eurų per mėnesį, ar 300 eurų per mėnesį. Tai tokius dalykus vertėtų pasianalizuoti ir tada adekvačiau vertinti tą investicinio draudimo produktą kaip tokį, nes jis, sakau, savyje turi dalis ir investicinę dalį, ir draudiminę dalį. Bet aišku, koks gal pagrindinis minusas labai aiškiai matosi, kad ypač draudimo sutarčių, ne ypač, bet tiesiog draudimo sutarčių pradžiose būna labai dideli tie startiniai mokesčiai, kurių tas sugeneruotas pirmaisiais metais minusas, jisai velkasi metai iš metų ir tada labai labai ilgai reikia laukti, kol išeiname į kažkokį tai investicinį prieaugį, o jeigu, kaip minėjau, dar yra ten ir draudimą dar moku, tai tas gaunasi, kad praktiškai tada niekada šito pliusą ir neišeinu su ta sutartim, bent jau taip atrodo. Kur čia dingo skaidrės? Tai dar kartą labai greitai, tai trečia pakopa gali būti mūsų dar tas papildomas laiptelis. Kurį mes galim pradėti išsimokėti anksčiau negu oficialus pensijinis amžius, tai yra 5 metai iki pensijos galim pradėti naudotis turtu. Ir tada galim mes paskaičiuoti, einam toliau, galim paskaičiuoti, kaip susigeneruoti sau tos ekstra 500 eurų per mėnesį. Irgi padarysiu jūs pačius savo finansų konsultantai. Tai kad būtumėte autonomiški, savarankiški. Dar pavažiuokim. Dar kartą. Tai jeigu noriu 500 eurų per mėnesį, koks reikalingas kapitalas? Tai viena iš formulių, kurią lengva atsiminti, tai tą kapitalą dauginu iš 12 iš 20, tarkim, tą mėnesinę įmoką, kiek aš noriu turėti, dauginu iš 12 iš 20 ir gaunu 120 000 eurų. Tai dabar pasinaudojant investavimo skaičiuoklę, galima išskaičiuoti, ką turėčiau daryti dabar. Čia ta pati skaičiuoklė, ką dabar nebūtina jos gali nesišerinti, Dovilė. Aš tiesiog dar kartą ją įmetu, kad turėtumėt paranką galite atsidaryti ir paskaičiuoti kiekvienas, ką turėčiau daryti, kiek turėčiau investuoti šiandien, kad dar susikaupčiau ekstra, tarkim, 110 000, kad turėčiau 500 eurų papildomą pensiją arba bet kokį kitą skaičių, kas ten pas jūs įkrito. Gerai, turiu omeny, kad galbūt tu antros pakopos nekaupi ir jeigu tavo tikslas yra 1500, tai tarkim, tu tada įsivaizduoji, kad 700 gausi iš sodros ir tau reikia dar 800, ar ne, jeigu antros pakopos visiškai atsisakai ir ten, tarkim, nieko nedarysi. Važiuojam toliau. Tai pavyzdžiui, tarkim, kad aš investuoju dabar nuo nulio, pradinės įmokos neturiu, iki pensijos arba iki tol, kol aš norėsiu turėti tą 110 000, aš turiu 20 metų. Taip, grąža, paliekam šitą bainė 7, šiek tiek aukštesnę, koreguoti, ir tada išskaičiuoju, kad per 20 metų sukaupti 120 000, aš šiandien turiu investuoti 250 eurų. Kitą skaidrę, prašau. Taip, tai kaip gauti 120 000, turiu pažaisti su ta įmoka, kiek aš turiu investuoti. Kas bus, jeigu investuosiu ekstra dar į trečią pakopą 50 eurų, galiu pasižiūrėti, kad
Nu, su 50 eurų ten nelabai kažkas susikaups. Okay, jeigu ten 100 investuosiu, nu, su 100 eurų gal kažkas reikšmingiau. Bet vėlgi priklauso nuo to, kiek metų tau liko, pavyzdžiui, iki pensijos. Arba kada tu nori pasiekti tą tikslą. Gal tu nori tą 120 000 sukaupti per 10 metų, ar ten per 5, o gal per 35. Tai nuo to tada irgi keisis, ką turi daryti šiandien. Tai va šiandien mes kartu išsiskaičiuojam tą įmoką, kurią turėtume mes investuoti ir pasižiūrėsim. Šiandien mokėmės per 3 pakopą, 2 pakopoje kažkiek turto palikti, o paskui mokysimės, kaip investuoti savarankiškai. Tai svarbu žinoti ir tą įmoką, kurią aš turiu investuoti, nes iš principo, tas kapitalas, jis nesusigeneruos iš oro arba iš mano įsivaizdavimo, kada aš dėsiu 30 eurų ir tada oriai gyvensiu pensijoje. Turiu jūs nuvilti, kad taip nebus. Taip nebus, nelabai kas ten dar susikaups kažkokią reikšmingą sumą. Taip, toliau. Taip, tai mūsų strategija, mūsų planas gali sudaryti ne tik iš vienos dalies, ne tik iš 2, bet ir iš daugiau. Kaip minėjau, pirmas laiptelis Sodra, ten negausiu ir kiek gausiu klaustukas. Antras laiptelis vėlgi, 2 pakopa, čia lieku, nelieku, stabdau, išsiemu, gali savo variantą įsirašyti. 3 laiptelis yra 3 pakopa, kur pliusas, kad nereikės mokėti nuo pelno. Na ir savarankiškas investavimas, žinoma, atneša daugiausiai tos laisvės, investuoju savarankiškai, bet tada reikės ir žinių, ir disciplinos. Grįžtame dabar prie tos lentelės santraukos, ką mes ten skaičiavom, dar kartą prisiminimui, kad jeigu lieku 2 pakopoje, tai rezultatas, pagal mano skaičius, tu pagal savo skaičius gali žiūrėti savo skaičius, rezultatas yra 1, mokesčių sumokėsiu valdymo ir GPM yra antra eilutė, tai 2 pakopoje kaip ir šiek tiek daugiau tų gaunasi valdymo mokesčių, nes mokestis šiek tiek didesnis negu 3-oje, tai vat per 20 metų gaunasi beveik 2000 skirtumas, kad ten šiek tiek daugiau tų mokesčių sumoku, bet tai tikrai nenulėmė rezultato. Ir trečias variantas, kai savarankiškai investuoju, reikia suprasti, kad galbūt aš galėsiu investuoti į tuos pigesnius fondus, kur ten mokesčiai bus ne 0,5, o 0,2, bet didžiąją mokesčio dalį man sudarys vis tik tai GPM nuo pelno ir gaunasi, kad aš ir mokesčių daugiau tų sumokėsiu. Žinoma, taip turės ten daugiau tos laisvės, bet rezultatas, jeigu taip lentelę pažiūrėjus, jis yra toks. Toliau. Jo, tai dabar esminė tokia irgi labai įdomi, mano manimų, įžvalga, ką gali savo išsinešti ir kelti klausimą, tai kada matematiškai, jeigu dabar tokie skaičiai, tai ten buvo tie skaičiai, dar truputį grįžtame tą lentelę, tie skaičiai buvo, tas rezultatas buvo sugeneruotas, jeigu, čia prielaidos, kad visur investavimo grąža yra 6%. Darau prielaidą, kad aš investuoju 2 pakopą ar 3 ar savarankiškai, visur vidutinis pelningumas metinis yra 6. Ir galima sakyti, bet gal nebūtinai yra taip, ar nebūtinai bus taip. Jeigu investuosiu 2 ir 3 pakopą, tie rezultatai bus labai panašus, sakykime, ar ten vidurkis 6 ar vidurkis 8 neturi skirtumo, bet jis bus tas pats, panašus, bet savarankiškai investuojant, mano vidurkis gali būti didesnis negu 2 ar 3 pakopoje, tai reiškia, gali būti jis yra aukštesnis. Tai tarkim, darom prielaidą, kad jeigu investuoju per 2 ar per 3, vidurkis yra 6, bet savarankiškai investuojant, greičiausiai nebus ten 15-20, tai normali ta grąža, ta rėžė yra kažkur tarp 6 ir 10. Dabar einam kitą skaidrę, priekį. Tai iš principo aš laimėčiau nutraukus 2 pakopą ir pradėjus investuoti ne per 3, o savarankiškai tik tada, jeigu aš gebėčiau iš savo investicinių sprendimų pasirinkimų ten susidėlioti tą portfelį taip, kad mano savarankiškas portfelis gautų 2% didesnę grąžą negu 2 pakopa. Tai vat klausimas, kol kas hipotetinis, kaip tu manai, kaip tu įsivaizduoji, ar tavo investicinės žinios ar gebėjimai galėtų lemti,
kad tavo portfelis būtų pelningesnis, savarankiškas portfelis būtų pelningesnis negu antros ar trečios pakopos portfelis ir turėtų būti 2%. Ir tada, kai pakeičiu skaičiuoklėje, kad nebe 6, o 8, tai gaunasi tada tas ant to, ne, kad antroje pakopai pas mane buvo 8, o tada jeigu savarankiškai su didesniu pelningumu gaunasi 89. Tai vadinasi, aš turiu prisimti, investuodamas savarankiškai, aš turiu prisimti didesnę riziką, turėti daugiau žinių ir tada viltis, kad geriausiu atveju gausiu tą patį plius minus rezultatą, nes greičiausiai sunku bus uždirbti daugiau negu 2% dar didesnę grąžą, kad ten, tarkim, antroje pakopo 80, o čia savarankiškai pas mane 150. Tai kokiagi tavo galėtų būti ta, grįžtam, mes dabar į tokį reziumę pasidarom sėkmingą pensijų strategiją. Tai visų pirma, kad tu turi turėti, manau, planą. Geriausia, kad ne tik galvoji, bet pradėkim nuo to, kad galvoja planą, kelti savo klausimus. Būtų gerai, kad tas planas nebūtų tik galvoj. Tada turim pasirinkti savo tinkamus investavimo sprendimus. Čia turime menį, ar tai yra antra pakopa, ar tai yra trečia pakopa, ar tai yra savarankiškai sprendimai, bet turi būti kažkokie tai tinkami sprendimai, padaryti logiški sprendimai, pelningi sprendimai, ne chaotiški sprendimai, ne emociniai sprendimai, bet tie, kurie bus pelningi tavo ilgojo laikotarpio. Suprasti, va, ką šiandien tikiuosi suprato visi, suprasti valstybės paskatų ir mokesčių visus tos dalykus, kad pasinaudoti jais, nes jie egzistuoja, daug kas kalbama apie tos trūkumus, čia tas blogai, bet iš principo vakarų valstybėse žmonės kaupia pensijas per tuos valstybės remiamus instrumentus. Jie nėra valstybės instrumentai, antra pakopa nėra valstybės instrumentas, trečia pakopa nėra valstybės, tai yra privatus kapitalas, bet tam privačiam kapitalui yra suteikiamos lengvatos. Bet kokios lengvatos jūs šiandien išgirdot ne vieną kartą. Dabar sėkminga pensijų strategija, mano manymu, remiasi ir pakankamų investavimų. Kad tas pakankamas investavimas, ką mes čia skaičiavom, dar pasiskaičiuokit savarankiškai, tai kokią įmoką aš turėčiau dabar investuoti tam, kad susikaupti adekvačią privačią pensiją. Ir išeiti iš tos iliuzijos, kad mano ten 20 eurų per mėnesį ar 300 eurų per mėnesį tai yra pakankamas investavimas. Nes žmonės nori vos ne dvigubo atlyginimo pensijoje, bet nėra pasiruošę investuoti ir atrodo, kad kažkas jiems čia sumokės tokio dydžio pensiją. Ji nenukris iš dangaus, palinkėsiu kiekvienam, bet reikia šiek tiek ir pasistengti patiems. Diversifikavimas, tai turiu omeny, kad tai neturi būti vienas produktas, arba antra pakopa, arba trečia pakopa, arba ten tik fondai, arba tik akcijos, arba tik nekilnojamas turtas. Yra logiška turėti kelis sprendimus ir pasinaudoti kiekvieno iš tų sprendimų jo privalumais. Nes nėra juodo arba balto sprendimo, visi turi savo privalumus ir trūkumus, tai šiandien bandėm juos išgvildenti. Nuoseklumas irgi labai svarbu. Tai esu suskaičiavusi, kas geriau, ar dabar čia taupyti, savarankiško investavimo toks dar mitas sklando, kad neturiu čia dabar pinigų, kai susitaupysiu X sumą, tada pradėsiu investuoti. Bet ten, kai turėsiu 5,000, tada įdėsiu tos 5,000, tada jau ten, nežinau, pasidarys milijonas. Ne, yra geriau nelaukti, kol sutaupysiu, galite patys paskaičiuoti, kas geriau, kol skaičiuoklė, bet geriau yra po 100 eurų, ten kas 5 metus, jeigu aš, po 100 eurų 5 metus investuoju, yra daug geresnis rezultatas, negu aš 5 metus taupau ir tik po 5 metų pradedu investuoti. Tai ten kartais geresnis rezultatas. Nuoseklumas. Na ir priežiūra. Tai jeigu mes turime planą, ar ne mūsų pirmas reikalavimas strategijai, kad turėti planą, tai aš turiu ir prižiūrėti, ar aš viskai vykdau tą planą, ar man sekasi to plano laikytis, ar iš principo stebėti, jeigu aš turiu kažkokį tai tikslą, tarkim, ne, tą 120 000 kažkokio kapitalo poreikį pensijoje, ar aš einu link tos sumos, ar ne. Tarkim, šiemet mano portfelis 10 000, ar kitą metį jis yra jau 12 000 turto, aš ten turiu toje pensijoje, ar ten jisai kažkaip stagnuoja, ar jeigu stagnuoja, kaip aš pasieksiu tą tikslą. Niekaip, tai aš turiu stebėti, ar vis tik mano veiksmai neša rezultatą. Taip. Tai šitie elementai reikalingi pensijų strategijai. Dabar jūsų klausimų. Tai pradžiai persiu greitai klausimus, kuriuos atsiuntėte iš anksto. Tai aš labai tengiausi, nemažą, ten toliau, žinok, Dovilė skaidrės yra, bet pratęs.
stengiausi, kad nemažą dalį jūsų klausimų atsakyčiau vat per skaidres, per šitos skaičiavimus, nes tikrai buvo labai daug klausimų, tai kas man apsimoka daryti. Tai labai tikiuosi, kad šitą atsakymą jau moki pasiskaičiuoti. Tai dar keletą, kurių neatsakiau, ar nutraukus reikės mokėti GPM nuo prieaugio. Tai jeigu nutrauksime iki 27 metų pabaigos, tai GPM nereikės mokėti nuo prieaugio, vėliau ištemti nebus galimybės iki 25% nuo tos sumos. Toliau keliaukim. Taip, ar galima išsimti po, tai iki 25% su 3%, bet išėmimo mokestis atsiranda. Tai kaip ir galiu išsimti, bet 3% dar išėmimo mokestis. Bet sakau, jeigu force majoras, visai gerai žinoti, kad aš galiu išsimti, nes jeigu žmogus ten turi kažkokią sumą ir niekada negali išsimti, o ten yra kažkoks labai skubus atvejis šeimoje, tai galiu žinoti, kad galiu išsimti. Tai 3% tiek to. Liau. Taip, kaip išeiti, tai reikės pateikti prašymą sodrai arba pensijų bendrovėje, greičiausiai sodrai nėra dar tam. Ta sistema iki galo išdirbta, bet kas norės nutraukti, tai tikrai ras seks tiesiog pranešimus ir toliau keliaukim. Ir matysit, nepražiopsosit, nes yra 2 metai tam, tai nebus savaitė, kur ten turėsiu kažką greit susigraibyti, bet 2 metus galėsiu spręsti šitą klausimą. Antros pakopos lėšų panaudojimas pirmam būstui, ar tai yra išskaičiuojama dalis, kurią sukaupė valstybė? Taip, tai neturi kažkokių mano ten ultra mega labai geri tikslai, kam aš čia panaudosiu tuos pinigus, ar ten, nežinau, sergantiems tėvams gydyti, ar nežinau, aukoti senelių namams. Jeigu aš nutraukiu antrą pakopą ir ištėmiau pinigus, tai aš vis tik neteksiu tos valstybės pagalbos. Ir išlygų kitų nėra. Taip, ar nepasikeis vėliau sistema ir ar mano sukauptos lėšos nebus panaudotos kažkaip kitaip, pradings ten dar kažką, tai ar geriau nerizikuoti? Tai šitas klausimas, labiau toksai politinis, filosofinis, ar aš pasitikiu tą sistemą ar nepasitikiu. Man iš tikrųjų labai liūdna, iš viso nebeįmanoma žiūrėti televizijos ar ten netgi LRT, kur ten įjungia kažkokius politikus, kurie patys neigiamai atsiliepia apie, tarkim, antrą pakopą. Tu esi sistemos dalis ir vadinasi, man visiškai neturi jokios nuovokos, kam yra sukurtas tos pakopos, koks jų tikslas, kokią problemą turi Lietuva, kokią problemą turi vakarų šalis ir tiesiog grynai populistiniais tikslais, kad įtikti rinkėjams, tokiems pasipiktinusiems rinkėjams, kurie nieko netiki, visi ten blogi, tai dar papilsto to živalo į ugnį ir sakyčiau, labai neprofesionalu, bet dabar yra tokia politika, ne, kad reikia kalbėti, tai to, ko žmonės nori girdėti, o ką žmonės nori girdėti, dažnai nėra labai gilu ir neparemta kažkokiais tai skaičiavimais, kažkokiam tai emocijom. Norima laimėti rinkėjų tą kažkokį tai prielankumą ir, gaunasi labai tokia negraži politika, kur nieks nelaimė, ar ne? Paskui ateina tie politikai, tie žmonės pamato, kad ten nesąmonės jie daro, o būna sugriauta ir sistema ir visas pasitikėjimas tais politikai. Bet čia neįsivelkime į šitos klausimus. Toliau. Tai kodėl sukauptų pinigų nėra galimybės atsiimti išėjus į pensiją per pirmus 3-5 metus? Tai galima trečioje pakopoje tą daryti, kaip sakiau, bet kada, arba jeigu yra suma iki ten 10 000 arba ten iki 5 000, tai galima iš karto išsiimti visą. Vėlgi, čia priklauso per kokį įrankį, kokios yra sumos. Tai nėra taip, kad niekada negalima, yra vietų, kur galima ir galima tas vietas pasirinkti. Toliau. Nuo kada reikėtų pradėti dalyvauti pensijų pakopoje? Aš sakau taip, ar tai pensijų pakopoje, ar ne pensijų pakopoje, investuoti ir ruoštis privačiai pensijai reikėtų nuo pirmų pajamų. Čia yra idealus scenarius. Pradedu gauti pajamas, iš karto dalį savo pajamų investuoju. Kiek? 5-10% yra labai labai ok.
Ir ar tai rinksiuos tada ar pakopas, ar rinksiuos tą ne pakopas, tai nėra toks jau esminis skirtumas. Nu, yra, aišku, irgi ir tai svarbu, ką mes matėme, bet esminis momentas yra, kad aš turiu visuomet dalį savo pajamų atsidėti ateičiai savo, jei ne finansiniai laisviai, tai bent jau privačiai pensijai, kad galėčiau oriai gyventi ir nereikėtų toliau ten būti nelaimingu ir bumbėti, kaip čia visi blogi. Ir manim nepasirūpina. Taip, ar verta išsiimti trečią pensijos pakopą? Aš sakyčiau, tikrai neverta. O koks būtų argumentas, jei išsiimti, aš sakyčiau, toliau tęsti. Ir jeigu noriu savarankiškai investuoti, tai investuoti šalia to. Ne? Galbūt ten susimažinti tą įmoką, jeigu labai noriu pasibandyti ir nebeužtenka pajamų, kad investuoti ir ten, ir ten, ir ten, tai galbūt kažkiek susimažinu tą trečią pakopą. Kol mokausi, tada mažesnė įmoka pradedu investuoti savarankiškai, bet nutraukti trečią pakopą nematau prasmės, aš pati net tokių turiu, aš ir trečią pakopą, ir antrą pakopą neplanuoju nutraukti. Jei pasilikčiau toliau kaupti, į ką atkreipti dėmesį. Gal pelningiausią bendrovę pasirinkčiau, dabar kur ta pelningiausia bendrovė, galima pasižiūrėti čia, dabar jau tos lentelės nebespėsim analizuoti, bet įmetu jums nuorodą Lietuvos banko puslapio, visą verta pasinagrinėti, ten yra antros pakopos rezultatai, galime ir trečios pakopos rezultatus, ir mokesčių lentelės ten yra. Tai kas draugauja su Exceliu, tai bus paprasta, kas nedraugauja, neišsigąskit, tikrai suprantama.